Žmonės dažniausiai kaifuoja nuo to žinutėje, gavo iš Dievo, apsvaigo, dar daug žinutė, apsvaigo, dar daug. Ir Dievas vis siunčia žinutės, o jis nuo jų apsvaiginėja. Jis net neskaito, ką jis ten jam rašo, nes tai ekstatinė būsena, jinai yra tam tikra energija ir žinutė, kaip veikti. Nes aš mokinausi iš meistrų, kurie mokino ekstatinių praktikų. Bet jos labai sudėtingos, dėl to, kad jos duoda iškart staigų efektą, nuostabų, bet žmogus turi išlikti sąmoningas, blaivus ir atsitapatinęs ir nepriklausomas nuo ekstatinių būsenų. Tai reiškia, kad jisai tą naudoja, ekstatinės būsenos išgyvenimą, labai praktiniams gyvenimo dalykams, kuriuose jisai kenčia. Labas, mano vardas Laima. Ir aš labai džiaugiuosi, kad štai dabar tu įsijungiai tinklalaidę Pakeliui namo. Tai yra pokalbiai apie kelionę į savo vidinius namus, į savo širdį. Ir kartais užtrunka mums nueiti kelio, kad atrastume, kad namai yra ten, kur yra keliautojas. Tikiu, kad šituose pokalbiuose tu tikrai rasi tos informacijos, kuri yra skirta būtent tau, kuri tau tinka, ją pritaikysi ir paversi savo išmintimi. O kad Pakeliui namo turėtų energijos tęstis ir būtų dar daugiau vertingų, įdomių, įvairių pokalbių, aš tavęs prašau truputėlio pagalbos. Labai dėkoju ir džiaugiuosi, jeigu jau esi kanalo prenumeratorius. Ir kviečiu tokiu tapti, jeigu dar nesi. Paspausk tą prenumeruoti, subscribe mygtuką. Taip pat palik liuksą arba komentarą. Man labai įdomu sužinoti, ką išsineši, ką pastebi, kokios mintys kyla, kai klausai mūsų pokalbių. Taip pat, jeigu jauti impulsą paremti tinklalaidę finansiškai, gali tai padaryti labai patogiai per PayPal sistemą. Tiesiog pasirinkdamas savo priimtiną pinigų sumą ir paaukodamas. Nuorodą į sistemą rasi šito įrašo aprašyme. Labai tau dėkoju iš anksto. O dabar kviečiu naujam pokalbiui, naujai istorijai ir tiesiog klausydamas pasiimti tai, kas skirta tau, kas tau rezonuoja, o visa kita tiesiog palik. Linkiu vertingo ir įdomaus laiko. Tai sveiki įsijungę Pakeliui namo. Dar viena laida ir labai džiaugiuosi, kad žiūrit, kad sekat, kad palaikot. Jeigu dar nesat prenumeratoriai, tai kviečiu tokiais tapti. Jeigu esat, tai švenčiu, kad esat. Ir šiandien pristatau savo dienos laidos svečią Rimvydą Židžiūną. Sveiki. Tai labai džiaugiuosi, kad atvykai pas mane. Ir gerai, tai tu esi iš tiesų turbūt vienas, mano žiniomis, vienas seniausiai besidalinančių, bemokančių kitus asmeninio ir dvasinio augimo mokytojas. Jo, aš mokymus pradėjau vesti nuo 96 metų. Tai va, tai beveik 28 metai. Tai wow. Ir aš ne šiaip vedžiau, bet aš tiesiog tada sukūrėm kartu su savo kolegomis psichologais centrą, vis vadinasi psichologinis kultūros centras tada. Tai vadinosi tais laikais. Ir mes jau kaip centras dirbam. Tai reiškia, tai aš vedžiau ir mano kolegos dar vedė. Tai buvo, aš nežinau, galbūt jis ir pirmas, galbūt sunku pasakyti, ar tai pirmasis, bet neatsimenu, kad būtų dar kažkas tai vykę. Psichologai dirbo, mano kolegos dirbo kaip psichologai, bet kad būtų toks asmeninio augimo centras, tai aš nežinau, ar jis toks buvo. Galbūt buvo, bet mes 96 metais jau pradėjome dirbti. Tai dabar skiriasi, tas psichologų darbas dažnai skiriasi nuo to, apie ką mes čia turbūt kalbėsim. Tai aš įsivaizduoju, kad tais laikais tai iš viso buvo kažkokios utopinės idėjos beveik. Jo, tais laikais tiesiog apskritai žmonės psichologų bijojo, nes čia buvo visai
postsovietinis laikotarpis. Tai reiškia, eiti pas psichologą, tai reiškia, tikrai jau turėjo didelių problemų. Šiais laikais jau natūralu ir vaikai, ir paaugliai, ir moksleiviai vaikšto pas psichologus, turi savo psichologus ir taip toliau, čia natūralu. Tai tais laikais buvo labai sudėtinga, nebuvo lygios literatūros, buvo toks vakumas viso to. Bet iš kitos pusės buvo labai daug žmonių, kurie ateidavo į mokymus. Tai būdavo šimtai žmonių susirinkdavo. Vadinasi, poreikis. Tuo momentu buvo jo, nes tai buvo toks laikas, kada buvo labai didelis bumas, labai daug žmonių ėjo, nes žmonės buvo pasimetę, nes buvo pasikeitę socializmas, atėjo kapitalizmas ir žmonės buvo tiesiog tokiam vertybinėse pasimetimuose, prasminiuose pasimetimuose ir taip toliau. Ir po to vienu momentu išnyko žmonės. Tai reiškia, visi rado darbus, visi kažkaip įvažiavo į gyvenimą ir pasikeitė. Tai taip atrodo, kad ant kažkokio virsmo laiko žmonės tiesiog pradeda ieškoti kažkokių atsakymų ir kaip jiem būti tame laike. Dabar, man atrodo, panašus laikas. Jo, ta prasme, kad žmonės iš tiesų visada susidomi savim, kada kažkas pasidaro kritiško. Na šiaip nebūtinai reikėtų domėti savimi ir kada tu esi laimingas, tai tada tu dar daug visko labai įdomaus sužinotum. Dabar žmonės, kada gilinasi į save, kada jiem blogai, tai labai gerai išmano kančias. Taip jau mums įprasta, kaip sako, kada tam prasideda tas kilimas ir domėjimas į savim, kaip jau į savo dugną nusividėlį. Dėl to kiekvienas žmogus patiria krizės ir tos krizės ir mano supratimu krizės yra labai gerai, dėl to, kad realiai tuo momentu žmogus keičiasi. Ir neįmanoma būnant gyvu visada išlikti nepakeitų savo, nežinau, proto, mąstymo, vidinių organų, odos ir taip toliau. Žmogus turi nuolatos atsinaujinti. Jeigu nebūtų krizių, tai žmogus, jisai negalėtų būti gyvas, negalėtų būti net laimingas, adaptyvus ir taip toliau. Dėl to jos visos fainas. Labai svarbu, kaip žmogus praeina tą krizę, ką jis perina. Ar jis perina į naują, ar jisai visgi grįžta į seną ir užsikonservuoja. Sustingsta ir tada žmogus būna taip, gyvena praeitam laike ir klauso muziką, kurios jau nieks neklauso ir mėgsta tokius dalykus, kurie jau seniai nieks nemėgsta ir taip toliau. Taip. Man atrodo, labai dar smalsumas veda į augimą. Jeigu ne krizės, tai tada smalsumas ir noras tyrinėti, užduoti klausimus, domėtis. Šiaip labai įdomus dalykas, tai ką aš atradau, kad kokie žmonės labai yra įdomus. Yra žmonės, kurie vaikystėje išgyveno ne tik traumas, nes mes visi kažkokias traumas patiriam jo vaikystėje, bet yra tokie dalykai, kad žmonės patiria antitraumas. Tai reiškia totalius, stiprius, teigiamus išgyvenimus. Taip. Ir tie totalūs teigiami išgyvenimai žmogų padaro absoliučiai laimingu. Susiliejusiu su gamta, ar su žmonėmis, ar su dieviškumu, ar su kažkokiu mylimu žmogum. Tai reiškia tuo momentu galbūt mama, galbūt senelė ir taip toliau. Ir jie patiria kažkokį tai tokį neaišku iš kur atsirandantį didelį laimės jausmą. Ir jeigu jisai aplinkiniai žmonės nepaaiškina, kas tai yra, jis užmirštamas. Žmogus vaikšto su tokia bomba pozityvumo, bet jinai neaktyvuota. Pavyzdžiui, mano buvo patirtis tokia, kad aš būdamas 2 metų pas močiutę kaime leidau laiką, tai reiškia 2 metų kūdikis. Ir jinai ten prižiūrėjo ir labai tikinti buvo. Jinai meldėsi. Kol aš ten su ja buvau ir pavargau ir užmigau. Ir aš papuoliau į tokią nuostabią dieviškumo būseną. Ir žaidžiau su tais savo žaisliukais ir taip toliau. Ir ta būsena, jinai įėjo į vidų. O tais laikais savietai, tai reiškia, kad niekas nežinojo, nei kas tai, nei su kuo tai. Ir aš užmiršau tą būseną. Bet pavyzdžiui, kai aš eidavau pro bažnyčią, aš pats nesuprasau, staiga kažkas viduje pabunda. Arba netgi mokykla, mano mokykla buvo šalia bažnyčios, jinai skambino varpais. Ir varpai skamba ir aš staiga išsifokusuoju į klasį, sėdžiu, papuolu kažkokią tai keistą paralelinę tikrovę. Tai vat, yra žmonės, kurie turi tuos išgyvenimus ir net jeigu gerai jie gyvena ar blogai jie gyvena, jie visada žino, kad kažkas yra daugiau. Jie negali tenkintis to, kas yra. Ir nebūtinai šitiems žmonėms reikia krizės. Kartais netgi būna pas mus labai daug žmonių, kurie ateina į mokymus, ilgai mokinasi, dėl to, kad jie gerai gyvena. Bet jie gerai gyvena, bet jaučia, kažko trūksta, to tikrumo, meilės, polėkio, skrydžio, kūrybos, tikro jausmo. Ir jeigu turėjai tas, pavadinkim, antitraumas, aš juos vadinu esybiniai norai,
ir užmiršo žmogus, ir jeigu jis atsitiktinai kažkur tai jas vėl pažadina, pas jį iš niekur keista tokia motivacija daugiau patirti, daugiau jausti, daugiau plačiau, giliau gyventi. Tai vat mano supratimu šitas dalykas labai svarbu, nes smalsumas, jisai būdingas visiems žmonėms, jo, ir smalsumas skatinamas dopamino, tai reiškia, tu galėsi sėsti prie TikToko ir tavo smalsumą ten be sustojimo tenkins. Tu gali vaikščioti po įvairius kursus ir tenkinti smalsumą ir realiai tu nieko neišmoksi. Tiesiog susimaišysi. Mes esame šiuolaikiniai žmonės dėka smalsumo persivalgę ir informaciją. Jau ne tik maistu mes esame persivalgę, bet ir informacija. Ir sutrikęs virškinimas žmonėms. Virškinimas informacijos. Dėl to, kad žmonės galiausiai jie žino, kaip reikia gyventi, bet taip negyvena. Tas vadinamas kognityvinis disonansas. Labai nemaloni būsena. Turbūt dar blogiau gaunasi. Aš žinau, kaip turėtų būti, bet nėra. Taip. Dėl to yra toks nusivylimas, tokia banga nusivylimo bent jau užsienį. Jinai buvo mano kolegos pasakoje, kada žmonės pradeda eiti įvairius mokymus. Jie lanko tos mokymus. Galiausiai sužino, nes jiem perduoda informaciją labai dažnai, nieks neišmokina praktiškai taip gyventi. Nes tam, kad išmokint praktiškai, reikia laiko. Tai reiškia, norint išmokti vairuoti, neužtenka vieno savaitgalio. Turi ilgai vairuoti. Taip ir su vidiniais dalykais, tau reikia laiko. Žmonės prisirinka informacijos ir jie po to mato, kaip reikia gyventi. Ir taip negyvena. Tada jie paverčia priekaištais. Moterys lankiusios kursus apie santykius priekaištauja vyrams. Ir nuo to santykiai tai blogėja. Žmonės, kurie ten patiria nuostabes dvasinės būsenas, jie per kontrastą grįžę į normalų gyvenimą, jie pastebi, kad jie visai negali taip gyventi. Aišku, jie apkaltina visuomenę, kapitalizmą, ten žemas dažnis ir visokias kitokias nesąmonės, dėl to, kad tai nepamatyti, kad realiai tu pats nemoki. Nes tam, kad išmokti gyventi su tuo platesniu vaizdu, reikia mokintis. O tam, kad mokintis, reikia žmogų, kuris taip moka gyventi. Nes kitaip neišmoks. Žmogus negali iš savęs pats išmokti, pavyzdžiui, rašyti. Jis gali atrasti dviratį, bet tu atrasi dviratį ir paaiškės, kad jau seniai visi lėktuvai skraido. Tai reikia rasti žmogų, kuris jau moka kažką. Nes mes lietuvių kalbos išmokom iš žmogaus, kuris mokėjo lietuviškai rašyti. Matematikos išmokom iš žmogaus, kuris moka matematikai. Ir taip toliau. Dėl ko, pavyzdžiui, irgi sunku mokinti vaikus, visi sako, reikia vaikus mokyti emocinio intelekto. Bet kaip mokins emocinį intelektą, jeigu mokytų emocinis intelektas žemas? Taip. Jisai gali teoriją papasakoti, bet realiai pats jisai neperduos veidrodiniams neuronams to sugebėjimų valdyti savo emocijas arba, nežinau, savireguliuotis. Ir neišeina išmokinti, negali jų kepti tokių mokytojų, kurie mokins tą emocinį intelektą. Gaunasi tos vidinės kompetencijos, jos sunkiai mokinamos, jos ir masiškai nemokinamos. Tu negali, kiek religija bebando surinkti žmonės visus į kažkokią tai didelę šventę religinį ir taip toliau, ir visi žmonės ten nušvinta. Bet galiausiai po to visi vėl grįžta ir vėl pradeda kariauti, vėl pradeda visus dalykus daryti. Masiškai nesigauna, nei perduoti. Reikia individualus darbas ir pačio žmogaus pragindė su savim. Tai tai toks. Ką pasakoji, man kažkaip taip labai atrodo svarbu, nes kaip tik vakar net man atrodo, buvo toks laikas, kai kažkokia buvo patirtis ir reikia ją integruoti. Vadinasi, reikia ne tik, kad ar ten nesvarbu kas, nežinau, meditacijos kažkoks patyrimas, knyga perskaityta, kad ir kas tai bebūtų, šiaip žmogui. Tai ateina kažkoks toks impulsas, suvokimas, tarsi kaip žinojimas iš žinių, o tada kaip tai atnešti į gyvenimą, į šitą realybę, ne ten kažkur viduj giliai, kur viskas lyg ir aišku, arba knygoje žinios, taip, viskas aišku, o tai kaip taip mano gyvenime padaryti, kad tai veiktų, tas visas žinojimas, kad tai veiktų. Ir, tikrai aš uždavinėjau savo tokius klausimus, kaip padaryti, kad šitai veiktų, kaip padaryti, kad šitai veiktų, tai ką aš tarsi žinau, kaip, ten, tarkim, nežinau, moteriška energija, moteriška vyriška energijos balansas, kaip veikia. Gerai, žinau, o kaip man tai padaryti gyvenime? Pirmiausia, reikia sutikti žmogų ir savo akimis pamatyti, kuris realiai yra subalansavęs vyrišką, moterišką ir tiesiog su juo pabūti, bent kad smegenys pamatytų, kad yra, kad taip tai atrodo. Nes kada mes išgyvenam kažką, tai išgyvenam jo, tai čia yra išgyvenimas. O kada tas dalykas tampa to žmogaus gyvenimu,
tai jisai įvykdo labai daug virsmo, vidinės transformacijos, tai reiškia keičiasi tavo požiūriai, keičiasi tavo vertybės, keičiasi tavo algoritmai elgsenos, keičiasi tavo scenarijai, keičiasi savęs identifikacija, keičiasi pasaulio matymas. Neuroniniai tinklai persistruktūruoja realiai, nes senais neuroniniais tinklais kai kuriuose vietose tu negali. Ir gaunasi tai yra gyvenimo etapas, kada tu kažkokį žinojimą realizavai. O dažniausiai žmogus neturi laiko. Jisai nori naują vėl išgyvenimą gauti, nes išgyvenimai yra toks kaifas. Patirčių rinkimas. Taip, nes tai yra kaifas, dėl to, kad įsiskiria ten endorfinai, įsiskiria opioidinės medžiagos nuo tų išgyvenimų ir žmogus apsvaigsta ir galvoja. Ir dažniausiai žmonės, kada patiria kažkokius dvasinius išgyvenimus, jie galvoja, kad turi kuo stipresnius, tuo ilgiau laikysis. Aha, tai čia ir gaunasi, kad atvirkščiai. Taip, dėl to, tai yra atvirkščiai, lygiai taip, kaip sakyti santykius, kuo stipresnis įsimylėjimas ir aistra, tuo ilgiau trunka santykiai. Bet taip nėra. Ilgiau trunka santykiai tie, kurio žmonės ilgai stato, daro, rankomis viską perdaro tos santykius. Taip ir su tais stipriais išgyvenimais, galvoju, nereikia dar stipresnį. O žmonės naudoja visokius stimuliatorius, cheminės medžiagas, patiria tokius stiprius išgyvenimus. Bet gaunasi efektas atvirkštinis iš tiesų, dėl to, kad kuo tu stipresnį teigiamą išgyvenimą išgyveni, tuo tu po to labiau nusivili savim ir gyvenimu, kai pamatai, kad tu tame negyveni. Čia, man atrodo, dar labai prisirišimai žaidžia prie šitų būsenų ir net į jas, gal net apie tas, kur stimulantai veikia papildomi. Tai juose net būna žmonėm ir sudėtinga, nes yra prisirišimas gal prie šito tokio labai materialaus, žemiško, kūniško. Ten sunku, tada grįžus sunku čia, nes tada norisi to, ten prisirišimas gaunasi. Ir kada prisirišimas vyksta prie vadinamų malonumų, tai yra dvasiniai malonumai, tai reiškia žmogų ten emocijos, jausmai ir pojūčiai. Tai bet koks prisirišimas prie vadinamo kaifo, jisai turi tą patį efektą kaip narkotikai. Tai reiškia vienas dalykas, tas pats stimulas jau neteikia to pačio džiaugsmo, vadinasi, reikia dozę didinti. Antras dalykas, kada tu to netenki, tu turi abstinencijos priepuolius, tai reiškia tau blogai, netgi tas, kas anksčiau buvo normalu, tarkim, susitinki su savo mylimu žmogum, kaip anksčiau ten, praleidi laiką, kur nors ten ir būdavo gerai. O dabar, kada tu ten patyrei, kosminius visokius dalykus, sėdi ir tu nelaiminga, dėl to, kad tas žmogus, nežinau, neferverkuoja kažko, kad jis ten kažko nedaro, kad jis ten kažkaip nejuda, kad tu kažkaip... Ir tada visą tai pavirsta galiausiai priekaištis tam žmogui. Galiausiai žmogus pradeda nesugebėti džiaugtis paprastais dalykais. Ir gaunasi tas dvasingumas, tikras dvasingumas, kuris kaip kelias yra, jis veda į tai, kad žmogus pradeda džiaugtis to, kas yra, o ne to, ko nėra. Ką tu karts nuo karto patiri. Tai yra tam tikra narkomanija, nes aš sakau, per 30 metų savo augimo aš esu daug matęs gyvenimo istorijų atskirų žmonių. Per 30 metų galima matyti atskirą istoriją šeimų ir taip toliau, kaip tai atrodo, nes pradžioje tai netrodo, pradžioje atrodo, kad viskas labai gerai, dėl to, kad tu labai stiprius dvasinius išgyvenimus patiri. Bet pats dvasinis išgyvenimas yra menkas dalykas visiškai, jo sukelti labai lengva. Aš kada darau mokymus, žmonės nuolatos patiria tos dvasinius išgyvenimus. Tai netgi ne bonusas tame, nes jisai yra daugiau kvietimas taip gyventi. O tam, kad taip gyventi, tu turi kaip tik ne iš tokios ekstatinės būsenos, bet iš kasdieniškos būsenos praktikuoti tam tikrus dalykus, tam tikrą požiūrį, tam tikrą matymo kampą, tam tikras vertybės, netgi tam tikras praktikas daryti. O tai jau nuobodu, o tai jau ne ekstatiška, jau ten įsiskiria jau ne opioidinės medžiagos apsvaigimas, bet geriausiu atveju dopaminas, jeigu tu teisingai padarai tą praktiką. Žmonės, anksčiau, aš matau tą laikmetį žmonių, kaip keičiasi. Šiais laikais žmonės visai negali nulaikyti dėmesio. Jeigu jie negauna pastovių pastiprinimo, malonumo, jie negali nulaikyti dėmesio. Nes mes esame įpratę visada gauti apdovanojimus. Dėl to šiais laikais net dvasingumas, jisai eina į tą vietą, kad kiek galima daugiau įspūdžių žmogui sukurti. Tai reiškia tokia pramogos forma, kuri irgi sudaro tam tikrą priklausomybę. Ir tada atsiranda tokie žmonės, kurie mėgsta pramogauti dvasingumu. Bet žmogaus, sugebėjimas mylėti, darniai gyventi su savimi ir su žmonėmis, nedidėja nuo to. Ir tada gaunasi, vadintų taip, kaip Prancūzijoje, Vokietijoje, mano kolegos pasakoja,
vyksta didelis nusivylimas, dėl to, kad žmonės mato, kad tas žmogus lanko kažkokius kursus, bet santykiuose jisai komplikuotesnis pasidarė. Vaikams jisai komplikuotesnis. Darbe, išėjo iš darbų. Ir visą tai dangsto ir keistomis frazėmis. Tai reiškia, kad ten Dievas į kažkur nuves, arba dar tai galbūt ir nuves. Bet ar tu tame dalyvauji? Ir dėl to šitoj vietoj vis tiek ta banga praeina. Ir Lietuvoje jinai kažkurio momentu praeis, tai reiškia, žmonės nusivildavo, kad jie sakys, lankau, o nieko gyvenime nesikeičia. Šiaip žmogui turi keistis gyvenimas. Bet gyvenimas ne tai, kad jisai pasidaro ten visada apsvaigęs nuo būties. Bet darnų santykiai darbe, žmogus sugeba mėgautis gyvenimo procesu. Paprastų gyvenimo procesu, o kaip dabar, pavasaris, tu eini gatvė, nuostabu. Taip. Pavyzdžiui, aš absoliučiai apsvaigęs, taip pat pats nuostabiausias dvasinis išgyvenimas, nes jis žemiškas, sujungtas žemė su dangum. Ir tavęs neatitraukia nuo gyvenimo, jis tiesiog įkvepia gyventi, jis įkvepia bendrauti, jis įkvepia mylėti, jis įkvepia daryti žygdarbius gyvenime kažkokius tai ten, ar veikloje, ar dėl kažkokių kitų žmonių. Tai vat šitas dalykas labai svarbu ir mane kaip mokino ir aš taip mokinu, kad pats dvasingumas gyvenime labai svarbus. Taip, yra momentai, kur tu turi atsitraukti, kur tu turi nusiraminti, kur tu turi labai giliai pasinerti į save. Taip, tie momentai yra. Bet tie momentai, kada įvyksta tie dvasiniai išgyvenimai, juose yra užkoduota žinutė. Kaip Dievas tau perdavė žinutę. Tu turi ją atidaryti, perskaityti ir po to vykdyti nurodymus. O žmonės dažniausiai kaifuoja nuo to žinutėje gavo iš Dievo, apsvaigo, dar daug žinutė, apsvaigo, dar daug. Ir Dievas vis siunčia žinutės, o jis nuo jų apsvaiginėja. Jis net neskaito, ką jis ten jam rašo, nes tai ekstatinė būsena, jinai yra tam tikra energija ir žinutė, kaip veikti. Nes aš mokinausi iš meistrų, kurie mokino ekstatinių praktikų. Bet jos labai sudėtingos, dėl to, kad jos duoda iškart staigų efektą, nuostabų, bet žmogus turi išlikti sąmoningas, blaivus ir atsitapatinęs ir nepriklausomas nuo ekstatinių būsenų. Tai reiškia, kad jisai tą naudoja, ekstatinės būsenos išgyvenimą, labai praktiniams gyvenimo dalykams, kuriuose jisai kenčia. Tai reiškia, juos reikia sutvarkyti, juos reikia kažką ten padaryti. O visi kenčia tose pačiose vietose. Santykiuose, sveikata, nerealizuotai veikloje, daro darbą, kurio nenori daryti. Laisvalaikis toks, kur žmogus negali, kuriame jis ilsisi, o nesidžiaugia gyvenimu. Socialiniai ratai, aplinka, kur nebetenkina jau. Taip, ir atrodo, reikia dar kažkokių naujų pramogų, kažko, kas mane kažkaip tai padės jaustis gerai. Arba virtuali tikrovė, kuri bus visada nekasdieniška. Bet tada gaunasi, kad dvasingumas yra pabėgimas nuo gyvenimo. O bet koks pabėgimas, jisai kuria vis primityvėjančią asmenybę. Ir žmogaus gyvenimas darosi vis mažiau efektyvus ir sunkiau aplinkiniams žmonėms su tuo žmogum gyventi ir tam žmogui sunkiau gyvenime. Tada jis traukiasi bendruomenės. Ir aš esu matęs daug bendruomenių ir aš, kadangi mokinausi iš savo meistrų, užsienį man reikėdavo įeiti į tas bendruomenės. Bet kadangi aš ten įeinu, mokinuosi iš konkretaus meistrų išeinu, tai aš nesukrentu į tą bendruomenę. Bet bendruomenė, bet kokia jinai bebūtų dvasinga, jinai pradžioje atrodo labai nuostabi. Bet kai tu ten ateini ir pradedi bendrauti, tu supranti, kad socialinės psichologijos dėsniai, kuriuos atrado mokslas, veikia visose bendruomenėse. Vadinasi, bus lyderiai, bus atstumti, bus priartinti, bus santykių trikampiai, bus vertybės, bus normos, kurių tu netitiksi toj grupiai, būsi baudžiamas vienokiu, kitokiu būdu, socialinės sugestijos, socialinis užsakymas, socialinis programa, visi dėsniai absoliučiai veikia ir sukelia tas pačias emocijas. Tas pačias emocijas. Tas, kad žmonės su dredais. Ar tai kad žmonės ten, mani padmai hum kartuoja. Bet vis tiek socialinė... žmogiškas faktorius išlieka. Taip, ir tu papuoli į tą grupę, pradžioje viskas faina, nes tas eksterjeras toks. Ir galbūt viskas vyksta šiltuose kraštuose, ir galbūt ten žmonės, kurie nedirba, tai reiškia daugiau turi energijos čilinti, džiaugtis gyvenimu ir taip toliau, viskas ok, bet jeigu toj bendruomenė eina laikas dirbti, o būna, kad laikas reikia kažką padaryti ir padaryti nuo pradžios iki galo, ir paaiškėja, kad niekas nedaro to iki galo, visi tingi. Ir tada gaunasi įpratę, šitaip leisti laiką. Taip. O jeigu tu galvoji, tu išmoksti čilinti kaip jie, bet po to žiūri, kad
tame jokio džiaugsmo ir gyvenimo nėra. Tiesiog tu užsimiršti, atsijungi, kuo tai skiriasi nuo čilinimo, kada žmogus, nežinau, teleką žiūri socialiniuose tinkluose. Tie patys neuronai veikia, dopaminas, oksitocinas ir taip toliau. Ir ta pati, nei realizacija, nei kūryba. Taip, ir realizacijos nepadaugėja. Nes jeigu čia grįžtant prie to pačio, kad tu turi, kažkaip įkūnyti, atnešti į šitą erdvę, ar ne, visą tai, ką supratai, tai vadinasi, reikia veiksmo. Taip. Nes žmogus turi antiek daug visko ir jisai atėjo čia, kad jis aktyviai gyventų, realizuotų. Tai yra didesnė laimė, negu kad viskas automatiškai gaunas. Nes netgi tas norų realizacija, manifestavimas. Jeigu prisiminti vaikystę, jeigu vaikas ateina arba vaikai ateina, susirenka ir visi kartu kuria šventę ir po to švenčia, ta šventė pati nuostabiausia. O kada tu ateini ir už tave visi padarė tą šventę ir tu tiesiog sėdė, jokio džiaugsmo nėra. Arba tu paimi vaiką, pavyzdžiui, eksperimentą, aš visada siūlau mažam vaikui, tu nuvesk į parduotuvę ir nupirk visus jam žaislus, kuriuos jisai nori. Tai nėra brangu. Ir tu matysi, kas vyksta su žmogaus smegenim, nes suaugusio žmogaus smegenis ir vaiko tas pats. Nes jis viską gauna, ko norėjo. Bet laimės jausmų nėra daugiau. Nepadidėjo. Čia kaip tai senais laikais, galbūt vyresnio amžiaus žmonės prisimena, kada dėl kažkokio žaislo reikėjo vaikui ten visus metus kažką daryti. Ir po to jisai gauna, tai yra visai kitas laimės jausmas. Dėl to, jeigu tu ten manifestuoji ir viską vis gauni, nuo to jokios laimės nėra. Kaip ir viską nupirki, laimės nėra. Didžiausia laimė yra, kad tu kūrybiškai ieškai, kartais kankiniesi, kartais klysti, kartais atrandi ir galiausiai sukuri tą gyvenimo šventę. Ir viską, ką sukuri, tas ir kelia realizacijos jausmą. Dėl to žymiai daugiau, žymiai fainiau yra gyventi, mano supratimu, kada žmogus išgyvena tos dvasinius išgyvenimus, juose yra žinutė, ką tu turi sukurti, ką tu turi padaryti, ką tu turi įkūnyti. Ir jeigu tu įkūnysi, jeigu tu tai darysi, kad tau žinutė tą sako, tada ta būsena laikysis, jinai bus su tavim, jinai pavirs ne būsena, o tavo fonu, o gyvenimas pavirs tą figūrą, kuri vyksta tame fone. Tai tada viskas ok. Dėl to dvasiniai išgyvenimai labai gerai, kada eina kartu su praktika. Nes išgyvenimai plus praktika lygų transformacija, pokytis arba atsiskleidimas naujų galimybių. Tai tada žmogus jaučiasi iš tiesų laimingas kaip žmogus, kaip būtybė. Tada nebūna tos disociacijos, kad aš negaliu taip gyventi, kaip aš noriu, nes žmonės tokie ir tokie. Turbūt galiausiai, kad kuo daugiau eini per tas praktikas ir tų transformacijų vyksta, tai nebekyla net tų euforinių kažkokių labai būsenų, o viskas grįžta kaip tik į paprastumą, į tokį bangavimą, bet kur kas ramesnį, negu kad ten pakilimai ir nuosmukiai būna tokie intensyvūs. Tai šitas, man atrodo, jisai atrodo neįdomus, šiaip gali atrodyti labai, kaip ir boring, kad čia nieko nevyksta, tarsi. Bet šiaip tai vyksta, tik tai daug viskas paprasčiau ir lengviau. Bet ir iš mano patirties yra taip, kad visi tie išgyvenimai nuostabus, kuriuos aš patirdavau, jie ir mane taip mokino, jie yra tas visas pabudimas, kada tu patiri labai stiprius totalius išgyvenimus, jie tuo momentu pakeičia tave ir keičia tavo gyvenimą. Jeigu tu eini su ta būsena ir keiti save ir gyvenimą, nes tai yra pasiūlymas, pavadinkim visatos pasiūlymas, kaip tu turi keistis, kaip tu turi praukti save ir taip toliau, tai po kiek laiko ta būsena, jinai nustoja būti būsena, jinai virsta nuolatiniu fonu. Norma. Dėl to, kad tai yra vis tiek daugiau, realiai yra prasiplėtimas. Taip. Nes kada būsena yra, tai reiškia tada sužadintos smegenys. Ir smegenys turi tos receptorius, kurie reaguoja tam tikrus neuromediatorius, kurie sukuria tą euforinę būseną. Bet yra kitas džiaugsmas gyvenimo ir dvasinis džiaugsmas, kada jisai yra atsiranda nuo to, kad tu prasiplėti, tavo sąmonė prasiplečia ir mato plačiau negu tavo protas. Nes realiai protas pats kelia visas dramas. Ir aišku, ir tuos excitementus irgi kelia protas. Bet jisai ir banguoja. Dėl to protas jis visada taip banguos. Jeigu tu jį sukelsi tik tai vieną vietą ir laikysi labai užturbintą per pliusą, tai galiausiai
neuromediatoriai, visa sistema net laikys ir tu išseksi, pervargsi. Galima perdėti ir nuo nuostabių dalykų. Bet yra kitas dalykas, kuris atsiranda iš tylos, tai reiškia iš sąmonės. Nes sąmonė prasiplečia, tu pradedi matyti daugiau negu protas mato. Kiekvienam dvasiniam išgyvenime yra visiškai neekstatinis efektas tas, kad sąmonė prasiplečia. Tu pradedi daugiau matyti savyje ir pasaulyje. Ir būtent tai reikia praktikuoti, būtent tą matymą reikia praktikuoti, o ne tą būseną. Nes būsena negali laikytis. O va tas matymas platesnis, jį reikia praktikuoti. Bet jį netaip lengva praktikuoti, dėl to tu nežinai, kaip praktikuoti. Dėl to, kad tu matai visur šviesą, tu matai visur ten Dievą arba dar kažką. Tai. Bet čia, kada tu tai įsisąmonini taip romantiškai ir vaikiškai, tai neišeina praktikuoti. Kiekviena rimta tradicija siūlo konkrečius būdus, kaip tai įvardinti, ir jie įvardina būtent ne tam, kad tai skambėtų fainai Facebook'e ir Instagram'e, kada tu daliniesi, o kad tai būtų daugiau tavo praktika. Tai reiškia, tarkim, kiekviename žmoguje tu matai ir praktikuoji, kad kiekvienas žmogus dieviškas. Vien tik tai kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro daryti, tavo matymas plėsis. Aš klausau tavęs ir galvoju, kaip tai dabar atpažinti, ir man toksai tarsi prisiminimas ateina, kad, kaip ir sakai, ta būsena, tarsi tokia tampa kasdieninė ir net nelabai juntama, jinai ne kažkokia ten ne excitementas nuolatinis, bet kaip aš, pavyzdžiui, net, taip maloniai nustembu arba pasidžiaugiu, kai nutinka kažkokios situacijos, kurios nutikdavo gal ir anksčiau ir reaguodavai visiškai kitaip, o dabar sureaguoji kaip reakcija, ne kaip ten spėjau sustoti, pastebėti, kažką ten nuspręsti ir tada jau atsakyti, bet kaip paprasta reakcija, normali tiesiog. Ir aš jau reaguoju kitaip, automatiškai. Ir tada gali sakyti, jau čia yra tiesiog viskas pasikeitę. Taip, teisingai. Dėl to esminis efektas yra tame, kad žmogus kasdienėse situacijose pradeda šiek tiek kitaip reaguoti. Bet turbūt kelias iki to tai gali ir būti tas, kad, aš toj situacijai noriu, kad būtų kitaip, tai tada stebiu, keičiu, arba ten praktikuoju kažką, čia tokia kaip praktika. Ir tai įsirašo į mūsų sistemą. Jo, bet labai svarbus dalykas yra koks, kad gerai, kada tu turi kažkokį pavyzdį žmogaus, kuris jau tenai tam tikrų būdų reaguoja. Dėl to, kad nėra pati vertybė, kad pas tave kitos reakcijos. Dėl to, kad, tarkim, pavyzdžiui, žmogus buvo labai emocionalus ir staiga jisai pradeda ramiai reaguoti. Jisai viską ramiai reaguoja. O po to sutinka flegmatiką, kuris visą gyvenimą ramiai reagavo. Tau čia didelis atradimas, o tas žmogus jau kenčia nuo to, kad jis viską ramiai reaguoja. Jis nori neramiai ką nors sureaguoti. Nes čia žmonės labai dažnai susigalvoja asmenybinius kriterijus. Tarkim, pavyzdžiui, kad tu geras visiems. Tarsi dvasingas, tai reiškia geras. Arba ten harmoningas, arba dar kažkoks. Ir tada žmonės prisigalvoja tokius idealus ir jie pradeda, pavadinkim taip, iš savęs spausti. Tai. Jie bando pakartoti tą elgseną, bando būti geru kitam žmogui. Ir tai neveikia. Apsimeluoti prieš save. Jo, ir kartais žmogus net nemato, kad jisai meluoja. Dėl to labai gerai yra sutikti žmogų ir pamatyti, kad visai kitoj vietoj viskas yra. Dėl to, kad visai esmė ne tame, kad kaip tu reaguoji kitaip, nes kartais taip reakcijos pasikeičia. Vis tiek reakcijos svarbiausia, kad jos būtų efektyvios. Ne tai, kad geresnė, blogesnė reakcija. Jinai turi būti efektyvi, jeigu žiūrėti iš gyvenimo pozicijos. Jo, nes kartais labai efektyvu yra bėgti, o ne sėdėti ir sakyti om ir tada tave šuo ten sukandžios. Taip. Prasme, kad... Nors turėjau ir tokią patirtį, kai tas, ten aš praktikavau ir dabar praktikuoju, bet, emocijų paleidimus ir, puolė šunis, aš pritaikiau tą tokį emocinį, išgašę, ten sukilo baimę ir paleidinėt pradėjau ir šunis žino, kad puolė. Taip, gali būti įvairių stebuklų, bet esmė yra kurioj vietoj. Esminis dalykas yra toks, kad jeigu žmogaus reakcijos, naujos reakcijos yra iš evoliucijos sferos, tai reiškia, jos yra negeresnės, nes nėra geresnių reakcijų.
yra be galo daug įvairių tipų žmonių ir kiekvienas tipas kažkokioj situacijoje yra geras. O kitoj situacijoje gali būti negeras, dėl to ir yra įvairovė. Bet visa esmė yra ne geresniu tapti, o tapti, dabar toks žodis keistas, sudėtingesniu. Dėl to, kad žmogus yra sudėtingesnis negu beždžionė. Sudėtingesnis. Ir tas sudėtingumas duoda galimybę jam sukurti va tiek visko. Jis sudėtingiau mato pasaulį, sudėtingiau mato, nekomplikuočiau, bet sudėtingiau. Taip. Tėvas arba mama mato sudėtingiau pasaulį negu vaikas. Vaikas sako, tu nueik į darbą ir paimk man pinigus ir duok man ir aš nupirksiu žaislų. O tėvas supranta, kad šiaip į darbą nueiti nėra taip paprasta paprašyti ir tau duos. Ten viskas sudėtinga. Nes jeigu žmogus po kiekvienos evoliucijos pasidaro, kaip čia pavadinti, žmonės dažnai sako gilesnis, bet tai yra daugiau romantinis, bet jisai turi būti ir sudėtingesnis, arba išmintingesnis, arba daugiau apriepiantis. Pat išmintingas man labai patinkantis žodis. Bet čia vis tiek yra tam tikras pasislėpimas už žodžių, nes žmonės mėgsta kartoti įvairius žodžius, kurių prisižiūri. Čia dar turbūt apie prasmę reikėtų žodžių pakalbėti, o ką reiškia. Taip, dėl to, pavyzdžiui, kadangi aš labai daug visko perdavinėjau žodžiais, tai aš suprantu, kad žodžiai visai nieko nereiškia. Nes norint, ką nors šnekėti su žmogum, pirmiausia reikia suderinti kontekstus. Taip. Ir tada žodžius vartoti. Nes kada žmonės sako žodį ir galvoja, kad kitas žmogus tą supranta, taip nėra. Dėl to, jeigu bandytų žodžių užeiti, jo visa esmė yra tame, kad žmogus tampa vis labiau brandesnis. Ir yra toks dalykas, kada žmogus tampa iš vaiko jau suaugęs ir ima atsakomybę už gyvenimą, padaro viską iki galo ir taip toliau. Ką visuomenė pripažįsta, kad kažkas tai įvyko. Nes dažnai žmonės nuo dvasinių visokių dalykų kaip tik suvaikėja. Kaip tik jie nemoka imti atsakomybės, santykiuose pasidaro emocionalūs, nesivaldantis ir kaltinantis kitus, arba kartais jie pereina iš vaiko į tėvo poziciją, pradeda visus kontroliuoti, visiems nurodinėtis, tipo žino, kaip reikia gyventi. Nes šitie dalykai visiškai nebrandus. Čia labai tokia pirminė reakcija, kai kas nors sužinai tokio, kas tau atrodo labai labai svarbu ir veikia, tai visiems reikia. Tas veiks visiems. Taip, bet dažniausiai tai yra neįtikėtinai netinkantis dalykas. Dėl to, kad tu iš pozicijos iš viršaus žemyn bendrauji, nes iš karto pa žmogų atsiranda pasipriešinimas. Bet jeigu žmogus daro visokias dvasinės praktikas ir jo visos transformacijos atveda į tai, kad bent jau jisai tampa suaugusiu žmogum, tai aiškiai priima atsakomybę už save, už savo gyvenimą, už savo polgius, sugeba, jeigu ką nors padaro iki galo, jeigu bendradarbiauja su žmonėmis, jisai sugeba su jais susitarti, laikytis susitarimų ir taip toliau. Tai reiškia, kad jisai pakyla iki tokio lygio, iki kokio visuomenė pakilus yra. Ne žemesnis. Vadinasi, jau yra tokie pokyčiai. Nes jeigu pokyčiai pasidaro, kad tu spontaniškas, isteriškas, emocionalus, nesivaldantis, niekur nesugebantis būti ilgai ir be sustojimo nerimastingai judantis gyvenimą ir vadinantis, kad tu ten plauki su gyvenimu, tai... Bet aš tai pratęsiu. Tai čia yra bent jau iki šitos vietos. Taip. Bet dažniausiai ne visada žmonės tampa suaugusiais, psichologiškai. Bet yra dar kitas, aukštesnis dalykas. Vadinasi, žmogus, jeigu jisai, aš dėl ko nenoriu naudoti įvairių dvasinių terminų, dėl to, kad žmonės juos klauso ir susidaro įspūdis, kad jie supranta, tie, kurie tos terminus žino. Dėl to aš ieškau kitais žodžiais. Kitais žodžiais žmogus turi tapti jau aukštesnis arba sudėtingesnis negu suaugęs žmogus, kūrėjas. Tai reiškia, realiai, jeigu tu nori šitam gyvenimą, kuriame tu gyveni, būti realizuotas, jokie šablonai tau netinka. Tu turi juos sukurti. Tu turi sukurti savo poros modelį, kurio nebuvo nei pas tavo tėvus, nei pas senelius ir taip. Tau tinkantį tavo mylimam žmogui ir tavo vaikams. Tu turi sukurti savo profesiją, net jeigu tu pardavinėjai, tu ją sukūri tą pardavėjo profesiją tokią, kuri tikrai pagal tave. Visi tai yra kūrėjo būsena, realiai žmogus, o kūrėjas tai ne tas, kuris improvizuoja, o kūrėjas tas, kuris realiai sukuria to, ko nebuvo iki tavęs. Visi tokia genijaus būsena. Ir tas žmogus jau sudėtingesnis, net negu suaugęs. Nes jis ne tik ima atsakomybę, bet jisai sugeba sukurti atskirą pasaulį, kuriame jis laimingas. Tai aiškiai, jis yra žuvis, kuri plaukia kur nori, bet dėl to, kad jis susikūrė savo jūrą arba ežerą ir plaukia kur nori. Ir po to, jeigu tu kūrėjas, tu gali dar tapti išminčium. Dar sudėtingesnė. O išmintingas žmogus yra tas, kad kokioje be papultų jisai gyvenimo situacijai,
už kiekvieno prieštaravimo, gėrio, blogio, vyrai, moterys, gerai, blogai, teisingai, neteisingai, reikia, nereikia, taip toliau, jis visada mato platesnį vaizdą, kuris nedualus. Ir iš jo veikia. Ir jo elgsena, kaip taisyklė, labai paprasta. Visi ten būna, gaunasi paprastume viskas. Ir tas tame paprastume yra absoliutus sudėtingumas, genialumas. Vadinasi, kiekvienas iš šitų didina sudėtingumą. Būti paprastume yra labai sudėtinga. Ir būti paprastume tokiame, kuriame tu išsprendi gyvenimo problemas, santykių problemas, veiklos problemas. Vis dar kuri santykius. Dėl to realiai gyvenimas ir yra toks treniruoklis dvasingiam žmonėm. Ar tu sugebi jame, jisai ir treniruoklis, netgi sakyčiau, ir egzaminatorius. Dėl to, kad jeigu tavo branda didėja, tavo gyvenime pradeda augti viskas. Ne tik tai tau gerai, bet ir aplinkui. Kitiems žmonėms darosi vis geriau. Nes sodas auga, žydi. Taip, ten būna visokie metų laikai, bet bendrai viskas gyva. Vadinasi, niekas netrukdo šitam gyvenime. Viskas tik padeda. Ir tai yra sudėtingesnis matymas. Nes labai dažnai dvasingumą įsivaizduoja, kad tu eini iš karto į paprastumą eini ir tu galvoji, kad viskas nedualu ir iš to nedualumo viskas spręsim. Gerai, tada štai tavo žmona. Dabar jinai nieko apie tavo nedualumą nežino. Jinai tiesiog myli tave, tu ją myli, gyvenkit kartu. Ir tu matysi, kad tavo dualumas visiškai neveikia, nes tu nesugebi spręsti elementarių komunikacijos situacijų, elementarių poreikių suderinimo situacijos, elementarių konfliktų. Tiesiog... Ir tada, bent jau man tai dažnai taip visai tenka susidurti, kad žmonės tikisi, kad išspręsiu ten kažkokią situaciją ir baigsis. Ir jau bus viskas tik tai gerai, nebus jokių ten iššūkių, jeigu ten santykiuose sprendžiu, tai jau išspręsiu ir viskas bus gražu ir gerai. Meilė ir šviesa. Bet taip nebūna. Ir kad, tie iššūkiai tai ir yra tas mūsų plėtimasis, augimas, per juos ir vyksta, tik tai mes galim kitaip į juos reaguoti, nebe, kad tai yra tragedija ir oi čia nežinau ką daryti, bet iš tos aukštesnės, platesnės sąmonės būsenos. Taip, ir kita iliuzija yra ir tokis mitas, kad kai tu kažką susitvarkysi, tada bus gerai. Ir žmonija tą patikrino. Nuvažiuokit į 5 žvaigždučių viešbučius, nuvažiuoti į kažkokias vietas, kur ten turtingi žmonės gyvena, kur jie išsisprendė tas problemas. Ir tu nuvažiuoji į 5 žvaigždučių, pavadinkim, kabutėse, 5 žvaigždučių viešbutis, 5 žvaigždučių jūra, 5 žvaigždučių aptarnavimas, 5 žvaigždučių žmona, 5 žvaigždučių vyras, viskas 5 žvaigždučių. Tik laimės nėra. Ir gaunasi, kad tu jautiesi taip pat banaliai, kaip ir anksčiau. Ir šiuolaikinė, ta visuomenė, vakarų pasaulis, jisgi nelaimingesnis, jeigu iš psichologinių tyrimų pažiūrėti, panalizuoti, jų neurotiškumo lygis yra didesnis negu trečio pasaulio šalių žmonių. Ir gaunasi, kad ne tam mes sutverti, kad viską sutvarkytum ir sėdėtum ir mėgautumės. Ne, dėl to, kad iš karto viskas atrofuojasi. Visa esmė yra, kaip kūrybingai, nuostabiai, giliai kurti savo gyvenimą nuolatos. Dėl to mes susitvarkėm santykius ir viskas pas mus gerai ir po kiek laiko atsiras nuobodulys. Yra be galo daug tyrimų, kurie parodo, kad žmonės neištikimi ne dėl to, kad blogi santykiai, o dėl to, kad viskas labai gerai, bet jau nuobodu. Nuobodu, taip. Ir gaunasi, mes įsprendėm visas problemas. Tiek tų potyrių žmogus ieško nors tu ką. Dėl to pati pozicija neteisinga, kad reikia viską sutvarkyti. Nieko nesutvarkysi, gyvenime neįmanoma nieko sutvarkyti. Kaip galima vienam kartui prisivalgyti ir viskas sutvarkiau tą problemą, pavalgiau. Ir toliau likusį laiką nevalgysiu. Ne, reikia mokėti nuostabiai maitintis. Taip, kad būtų ir kūnui šventė, ir tau šventė, ir žmonėm aplinkui šventė. Nes visas mėras, dėl ko ir mes apie santykius, kada aš pasakoju ir knygas, ir išleista yra mano, kurį galima pažiūrėti audio knyga Amžinas medaus mėnuo, mes siūlom, kad pora tai yra kelionė. Ne pasaka, kuri baigėsi tenai vienas kitą myli ir viskas pasibučiavo, saulėlydis, va šito vietoj visi sustoja ir va taip viskas toliau tęsiasi. Niekada nieks nesitėsi, nes viskas gyva, ačiū Dievui. Bet pora tai yra kelionė. Dėl to tu turi, vieni dalykai vyksta, kada jūs 3 metus, kiti kada jūs 6 metus, kiti kada jūs 9 metus. Tokia spiralė, tarsi tas pats, bet kitam jau kitoj vietoj. Ir va tu tas spiralėse praeini ir tu gali daug metų praeiti.
Ir kartais netgi spiralė gali taip pasisukti, kad pora gali net išsiskirti. Ir kiekvienas atskirai gyventi. Ir jie toliau kaip pora gyvena, nu, vat, irgi tai yra tam tikra kelionė, kuri tęsiasi, mūsų sielų kelionė. Tai aiškiai gali būti nuostabus draugai, nuostabus partneriai ir taip toliau. Nebūtinai tai turi būti vyras ir žmona. Gaunasi žmonės net nežino, kiek daug yra etapų poros gyvenime. Pas mus, jeigu, pavyzdžiui, paim žmogaus gyvenimą pagal psichologiją, ten labai daug etapų yra iki 24 metų. Ten vaikystė, paauglystė, ten daug etapų, kur kažkas vyksta. Po 24 metų viskas sustoja ir iki pensijos eina ilgas darbo etapas. O ten jokių etapų nėra. Ir po pensijos, tas laikotarpis, tiesiog vienas ilgas etapas - senatvė. Jeigu pažiūrėt kiniečių išmintį, tai iki 120 metų ten vyksta etapai. Vadinasi, su tavim dar gali kažkas įvykti, kai tau 40, kažkas naujo su tavim gali įvykti, kai 50, kažkas naujo, kai tau 70, tam tikri dalykai prasideda tik tada, kada tau 80 ir tam tikra išmintis ateina tik tada, kada tau būna 100 metų. Šitas modelis man labai patinka, dėl to, kad visada tu turi ką nuveikti, tu kitus iššūkius įveikinėjai. Ir jeigu tu esi įveikinėjai kaip kūrėjas, kaip išminčius, kaip žmogus, tai labai įdomu. Ir tada tas dvasingumas, jisai yra praktinis, tai reiškia, kad jisai realiai skirtas tam, kad tu kažką įkūnytum, o ne pabėgtum nuo gyvenimo sunkumų. Nes nėra ko bėgti nuo gyvenimo sunkumų, nes tai nesunkumai, tai yra molis, iš kurio tu kažką lipdai. Bet gali žmogus sakyti, oi, paminki moliu, man nepatinka, aš susipurvinau, nieks nesigauna ir viskas. Ir visa tai yra problema. O kitas žmogus, kuris minko tą molį ir daro ten žiedžia podus ir taip toliau, sako, ne, čia ne problema. Jeigu tam tikrų būdų tavo veikia smegenys, tam tikrų būdų matai, čia kūryba, čia išraiška. Kartais Dievas per tave gali veikti, tu ten tą podą padarysi tokį, iš kurio ten ką nors užpilsi vandenį, arbatą gersi ir tu jauti, kaip užsikrauna visa arbata nuo to tavo podelio. Tiesiog švyti tas podelis. Ir tu gali tokį kūrybą. Aš knygą visą parašiau, Meistro kelias. Čia dabar nauja tavo knyga. Mano knyga. Mes tiek įsišnekėjom, kad jau aš net nebespėjau papasakot, kad ir knygas rašai, ir dar Soul Action, ar ne, yra. Taip, mes vedam mokymus, kurie ilgi. Dėl to mes mokinamės, žmonės mokinasi 3, 6, 9, 12 metų ir tai niekas nesikartoja. Vat aš vedu mokymus, kurie trunka 12 metų. Ir nei vienais metais niekas nesikartoja. Tai yra vis nauja spiralė ir vis kitas dalykas. Nes aš tiek turiu medžiagos, kad aš galiu suorganizuoti 12 metų trukmės mokymus. Va, o kalbant apie veiklą, ką aš papasakau, tai yra pas mane nuostabi knyga, va dabar knygynuose ką tik Alma Litera išleido, Meistro kelias. Vat Meistro kelias yra, kad tu pradedi daryti vieną paprastą veiklą. Ir po to toje veikloje tu atrandi vis didesnį gylį. Ne tai, kad tu vis kažką įdomaus darai, vis naujo, bet gali tą patį, vat, kaip žmonės ten arbatą gamina. Ir gamina, ir po kiek laiko ta arbata jau būna meistriška, nuostabi ir po to net jinai magiška. Žmogus pageria arbatos su tavim ir jis gauna atsakymus į savo gyvenimo klausimus. Tu jam nieko nesakei, jis tiesiog su tavim pageria arbatos, tu jam padarei tam tikrų būdų energija sklinda nuo tavęs, tam tikrų būdų užsikrauna pati arbata. Žmogus išgeria tą arbatą ir viskas, jo visų gyvenimo problemos įsisprendžia, jam protė, jis gauna atsakymus. Bet ne kiekvienas yra turbūt toks koncentruotas į vieną sritį. Pavyzdžiui, aš net irgi pati ir neseniai, ir kaip tik astrologinę konsultaciją turėjau ir man tam papasakojo, žodžiu, kad tai čia viskas normalu, pas tave ten daug visko ir visko gali būti, bet ir tuo pačiu tada to meistrystės, tokios gilios, kaip ir nėra, jos nesigauna gilios meistrystės, nes viskas gerai, bet ne iki to pro lygio. Tai... Jo. O ką tokiem žmonėms? Labai paprasta, to, kad tokių žmonių labai daug yra, tai yra tam tikras tipas žmonių. Nes vieni, manau, yra tiesiog pasimetę ir neradę, o kiti galbūt, yra tokie. Mane mokino taip, viską, ką darai, daryk meistriškai. Jeigu negali daryti meistriškai, nedarai. Vadinasi, yra tokie dalykai, kuriuos net tu tokie įvairi vis tiek darai. Tu maistą gamini. Taip. Tu darai arbatos. Tu ten... turi, pavyzdžiui, filmuoji, organizuoji pokalbius. Nes neišvengiamai, jeigu tu metus darai pokalbius ir kiekvieną kartą vis geriau daryti, jie gali kažkokiu momentu būti meistriški pokalbiai, kol juos darai. Aš, pavyzdžiui, vairuoju automobilį.
Aš vairuoju automobilį, bet galima kiekvieną kartą vis meistriškiau įvairuoti. Dabar aš mėgstu medituoti. Vat, COVID-as, kada buvo, man buvo rojus, aš įsėdau automobilį, aš užmiestį gyvenu. Ir važiuoju, ir ten man 2 valandas aš važinėjau ir pasaulį matau. Ir iki šiol aš galiu važinėti, medituoti. Jeigu žmogus kartu su manim važiuoja, jam užtenka prasivažiuoti ir jis gauna visus atsakymus į savo gyvenimo klausimus, man net šnekėti nereikia. Nes tu vairuoji, vadinasi, galima vairavimą paversti meistrystę. Žmogus gali turėti kokią nors, nežinau, su vaikais bendrauja. Toliau su vyrais bendrauja. Vadinasi, tu susitinki su vyru ir neišvengiamai bendrauja. Ir tu negali sakyti, kartais bendrauja, o kartais tik tai su šuniuku bendrauja. Ne. Vadinasi, vis tiek mes bendraujam su priešinga lytim, vadinasi, galima meistriškai tai daryti. Meistriškai tai reiškia, tame gali būti daug meilės, pilnatvės, palaikymo, atskleidimo, net jeigu tai ne tavo vyras, ne tavo žmona. Jeigu vaikus turi, tu su vaikais turi bendrauti. Jo, vadinasi, jeigu tu bendrauji su vaikais ir vis daugiau ir daugiau meistrystės tame atrandi, vadinasi, tu atrandi meistrystę, būtent šitoje vietoje, kaip vaikų auginimas. Pavyzdžiui, mano nuostabi kolegija, kuri ir mokymus pas mane ilgalaikį lankė ir lanko, tiksliau lankė ir dabar veda pati mokymus kartu mūsų centre. Jis turi tokią nuostabią mokymus, kur visi sąmoninga motinystė. Jis Amerikoje mokinosi pas nuostabią moterį, kuri meistrė šitoje vietoje. Ten mokina tokį paprastą dalyką. Tu vis tiek augini vaiką. 2 vaikus, 3 vaikus. Juk galima vaikų auginimą paversti vidinę dvasinę praktiką. Ir vaikam bus nuo to gerai. Ir tau bus gerai. Tau nereikia daryti jokių pozų, meditacinių, nieko. Tiesiog reikia tam tikrų būdų matyti vaiko auginimo procesą. Prašau. Tu vis tiek tai darai, vaikams gamini valgyti, bendrauji su vaikais, vadinasi, galima tai daryti meistriškai. Bet aš vakar šnekėjau su nuostabiu žmogum, kuris lanko mano mokymus, vyras, 7 vaikų tėvas. Tai yra, aš pirmą, kad esu gyvenime sutikęs vyrą, kuris turi pašaukimą auginti vaikus. Jis dabar su savo vaikais motociklų važinėjo ten, nežinau, 9 valandas. Nors pats jisai nelabai mėgsta važinėti, bet vaikai ten kaupė pinigus, vaikas jo kaupė pinigus, nusipirko tą motociklą ir, jisai meistras tame. Tiesiog, iš jo galima mokintis meistrystės, ne tik meilės, bet kaip tie vaikai pasigyti ant skirtingų amžių ir dar 2 vaikai, ne jo vaikai, tai reiškia įsisūnyti. Kaip su tais vaikais bendrauti, kad kiekvienas atsiskleidinėtų, kad kiekvienas taptų asmenybė, kad kiekvienas būtų ten savotiškas. Čia tikrai reikia būti meistru, nes tu augini ir padedi bręsti skirtingom asmenybėm. Ir jis man pasakoja, sudėt tokį istoriją, sako, įsivaizduoju, pas mane dukra ir sūnus jau turi ten šeimą sukūrę, bet jie nenori vaikų. Ir jisai sėdi tokiam, jam vidinis toks nesusipratimas, jis taip puoselėjo tas vertybės, bet vaikai nenori turėti vaikų. Bet man labai buvo nuostabu pamatyti, kad jisai džiaugiasi, kad, bet galbūt jiem tai atsišaukia. Ir matosi, kad jis absoliučiai palaiko jų pasirinkimą. Tai reiškia, jis augino visai kitaip tos vaikus. Tai reiškia, jisai nenorėjo ten padaryti savo kopiją tų vaikų. Arba ten, kad jie būtų idealūs. Manęs, prašau, vaikų auginimas gali pavirsti meistrystę. Santykiai gali pavirsti meistrystę. Maisto gaminimas meistrystė. Namų tvarkymas. Tu neišvengiamai turi tvarkytis. Apsirengimas, kiekvieną dieną tu apsirengi. Galima tai daryti vis geriau ir meistriškai. Tai reiškia, kartais tavo apsirengimas gali tiesiog žmogui atsakymas būti, kartais ten įkvėpimas, kartais ten transformacija. Taip, ir negali žinoti. Taip, ir aš pažįstu moterų tokių meistrių, kurios per apsirengimą dalį poveikio padaro savo mokiniam. Čia irgi meistrystė. Sveikai maitintis irgi gali būti meistrystė, jeigu dar tu daug keliauji ir tau viešbučiai, taip ir kaip išmokti ten maitintis. Galima paimti vieną dietą ir jos laikytis, bet kūnas individualus, tau kažkokiu momentu ta dieta netiks. Tu gali daugiau fizinio krūvio, mažiau fizinio krūvio, persikelti į šiltus kraštus. Vadinasi, galima taip išmokti meistriškai palaikyti sveikatą savo kūne, kur vėlgi bus meistrystės sfera. Matot, kiek yra pilna sferų, kur galima paversti meistrystę. Aš kaip girdžiu, tai net iš viso, sakyčiau, apimti visą gyvenimą, kas tau yra svarbu, kuo tu užsiimi, ten ir turi siekti meistrystės. Taip. Yra intimus gyvenimas, pavyzdžiui, seksualinis gyvenimas, kuriame žmonės neįsivaizduoja, kad galima irgi siekti meistrybės. Ne technikoje, bet sugebėjimą mėgauti, sugebėjimą atrasti meilę tam. Ir žmonės, pavyzdžiui, nesidomi to vietą. Aš, pavyzdžiui, įdėjau įvairios medžiagos iš savo kurso, kur mes poras mokinom. Kada aš dėjau apie santykius, žmonės žiūrėjo ir žmonės laikino. Kada dėjau apie seksualinį gyvenimą, peržiūrų padaugėjo, bet niekas nelaikino. Gaunasi, kad žmonės išsiduoda.
Tai reiškia, kad šiuo metu Lietuvoje, kad galima būti sąmoningu, tobulėti seksualiniai sferoje ir meistrystę reikia atrasti. Yra labai keistas tabų dalykas. Irgi atrodo, bet iš tiesų to vietoje galima irgi atrasti sugebėjimą mėgautis, medituoti, patirti ekstatinius išgyvenimus nuo seksualinio kontakto. Turbūt yra keli dalykai, kurie vis nelabai siejasi su tuo dvasiniu augimu, atrodo taip viešai, tai yra pinigai ir seksualinis gyvenimas. Taip. Ir sakyčiau, gal pinigai jau po truputį vis yra daugiau, kas ten kalba, dalinasi, kad čia yra viskas kartu dera puikiai ir netgi tie pinigai realizuojasi gausiau ir daugiau, kai tu pats save realizuoji, o apie seksą ir seksualumą dar labai mažai kažkaip. Nes čia yra toks mitas, kad jūs sakot, kad žmonės galvoja, kad pinigai trukdo dvasingumui ir seksas. Nes yra šiaip daug ir, tu pakomentuot gal galėsi, kad tą seksualinę energiją, ypač vyram, reikia kaip tik taupyti, jeigu nori kažką kitur nukreipti, kurti. Tai ir moterimis, esu girdėjus, kad tiesiog kelti per centrus ir kitur ją nukreipti, o ne į lytinius santykius. Jo, tai čia yra įvairios idėjos, ką daryti su tuo. Vadinasi, kad tą energiją kažkur tai reikia kelti ir kažkurie nukreipinėti ir taip toliau. Ir tame irgi yra praktikos, jeigu tai yra dvasinės praktikos, dvasistinės praktikos, jos tikrai turi tame didelį išmintį. Aš mokinausi iš kačminio šivaizmo tantros meistrų, kurie pasakojo, ten esmė yra ne apie tai, kad tu turi kažką su seksualinė energija daryti. Ten daugiau svarbu yra, kad tai pavirstų meditacija. Ir kada tai pavirsta meditacija, pati energija viską daro. Ir ten, tarkime, gali būti praktika, kurioje nėra jokio darimo, nei seksualinių veiksmų nedaro pora, nei energetiškai tu ten kažką tai spaudi, kažkokius raumenis, kažkur tai tą energiją keli. Nes čia yra vis tiek technika. Taip. Ir tada gaunasi iš seksualinio kontakto, kuris gali būti kaip meditacija, kaip mėgavimas, pavirsta tokiu darbu, kuriame kartais gaunasi, kartais nesigauna ir vėl ten savivertė ir taip toliau. O yra kitas būdas, kada, bet jis ne geresnis, ne blogėti, tiesiog kitas. Kada žmonės mokinasi daugiau atsipalaiduoti, medituoti tame ir seksualinis kontaktas ir pati energija pradeda tekėti tais kanalais, kokiais turi tekėti. Ir ne tik svarbu, kad energija teka, kiek svarbu yra, ant kiek plečiasi žmogaus sąmonė ir ar tai atveda prie meilės. Ir tai ar atveda prie sąmoningumo, ar tai atveda prie pagarbos, palaikymo, sugebėjimo komunikuoti ir bendrauti. Prie šitų dalykų ar atveda. Nes aš pažįstu žmonių, kurie kelia visokias energijas, aš jos pažįstu, nes yra mano kolegos, mokytojai, ne Lietuvoje dirba jie. Tai aš žinau, kaip jie ten pykstas ir kokie jų santykiai. Tai prasme, kad santykiai jų nepagerėjo. Jie normalūs, kaip visų žmonių, tai reiškia, tai gerai, tai blogai ir sąmoningumo gali nebūti. Dėl to, mano supratimu, vėlgi visuminis požiūris turi būti į viską. Jo, ne tik į kūną holistinis, bet ir į gyvenimą. Nes jeigu tas seksualinis gyvenimas, jisai energijos tu valdai, jisai turi nešti ir kitose sferose darną. Santykiuose, gyvybingume, gyvenimo, ten, tarkime, strategijos įvairios, ar tu veikloji turi energijos ir taip toliau. Ir labai daug įvairių būdų. Ir aš nesakau, kad kažką daryti su energija ten negerai ar blogai. Tiesiog labai svarbu rasti tikrą meistrą, kuris realiai meistriškai to mokina ir už to yra dvasinis kelias, o ne seksualiniai poreikiai to vedančio. Dėl to, kad iš tiesų toje sferoje labai daug yra ir paklydimų. Kadangi labai dažnai tuos dalykus ir veda ir mokinasi jauni žmonės, jų smegenys dar tokios. Nes jie net nemato, kad tame yra tiesiog seksualinių, jeigu vyras vedam tantrinius kažkokius mokymus, labai didelė tikimybė, kad tame yra jo būdas susirasti naujų meilužių ir taip toliau, taip toliau. Nes jeigu tai yra moteris, dar kitas dalykas. Dėl to gerai, kada pora veda, nes tada subalansuotas tas dalykas yra. Bet kalbant apie tos stimulus, iš tiesų, jeigu taip, iššūkis, net ne problema, iššūkis yra ne tik pinigai ir seksas. Tai yra tokie mygtukai, kurie įsispaudžia ir žmogus taiga pasikeičia. Bet yra toks dalykas, ko dvasiniai žmonės nepastebi.
toks kaip šlovė. Jis toks pats mygtukas. Visi žmogus sako, aš neįimu pinigų. Tiesiog jam svarbu, kad žmonės jam plotų, jo žavėtųsi. Ir tai yra toks pats stimulas kaip pinigai. Tokia pati priklausomybė, toks pats ego ir taip toliau. Šlovė. Po to yra pripažinimas. Pripažinimas mygtukas tai reiškia, aš sugebu, man gaunasi, aš šaunuolis, aš geriausias, aš laimėtojas, aš dvasingume laimėtojas, aš daugiausia padarau dvasinių atsispaudimų. Aš nušvitau, žinokit, aš vienintelis nušvitau. Suprantat, jis neima pinigų, bet svarbiausia, kad kiti žmonės pripažintų jo čempioniškumą. Toks pats mygtukas yra pripažinimas. Toliau yra toks pats mygtukas kaip valdžia. Tu neimi pinigų, bet tu esi tas, kurio visi klauso. Visi klauso, visi klausia patarimų. Tu jiem atsakai. Tai yra valdžia. Autoritetas. Ir jeigu žmogus tada, tu geras, kada žmonės tau paklūsta. O staiga atsiranda koks nors maištaujantis mokinys, kuris nepaklūsta, kuris staiga pats irgi pradeda kitiem vadovauti. Ir staiga tas nuostabus dvasinis guru pasidaro visai nenuostabus. Vadinasi, visi žino, kad žmogus papuolęs į valdžią sugenda. Vadinasi, žmogus, kuris pasidaro dvasingas ir tai duoda jam galimybę įtakot, patarinėti kitiems žmonėms, ten irgi įsijungia mygtukas, kuris vadinasi valdžia. Arba valdžia, arba įtaka. Kartais būna tokie žmonės, kurie ne guru, bet jie šalia guru. Ir jie viską ten daro, viskas nuo jo priklauso ir lygiai toks pats stiprus stimulas kaip seksas, kaip pinigai. Visi yra seksas, kaifas. Va dar toks mygtukas yra. Kaifas tai reiškia lygiai taip pat. Visi kaifas malonumai. Visos stiprios patirtis. Taip, ir tada tu užsimeti tos kaifus ir viskas. Ir viskas ir tu jau negali praktikuoti. Tau sako, gerai, dabar tu turi mėnesį šitą praktiką daryti. Žmogui užeina kaifai ir sako, ką man daryti, aš ir taip kaifuosi. Ir viskas, tu kažko nepapraktikavai, tau kažkas nesigavo ir tas kaifas po to išsigaruoja. Dėl to žmonės nemėgsta tokių, kaip tradicijų ar ten rimtų, kur sako, tai kas, kad tu patiri kaifą, tu daryk meditaciją. Tai kas, kad ten tau kažkas sukiesi ir ekstazė. Sukis toliau. Nuoseklumas turbūt net ir, nežinau, sekant ar nesekant kažkokiu konkrečiu keliu, bet man atrodo nuoseklumas, kad ir ta pati paprasta meditacija. Taip. Daryk ją kiekvieną dieną, įsipareigojusiai ir keičiasi dalykai. Dėl to žmogus jau neišeina visko pritaikyti arba jisai ten praktikų negali daryti. Dėl to, kad jisai nusprendžia daryti, o po to įsispaudžia mygtukas. Mygtukas - pinigai. Pinigų buvimas ir pinigų nebuvimas yra toks pat mygtukas. Toliau kaifas ir kaifo nebuvimas yra toks pats mygtukas. Toliau šlovė, plojimai, laikai, sekėjų skaičius. Pat žmonės, mes matom, kaip žmonės yra apsėsti sekėjų. Staiga žmonės nelaikina, unfollowina, heitina. Ir žmogus staiga iš savo dvasinio olimpo nusileidžia ir staiga, koks nepatenkintas, nelaimingas, kad jo nemyli ir taip toliau. Šlovė ir šlovės nebuvimas. Valdžia. Ir nebuvimas, kaip reikšmingumas ir nebuvimas reikšmingų. Įtaka. Tai reiškia, ar aš ten sugebu, nuo manęs viskas priklauso. Pilkasis kardinolas. Vat kiek yra stimulų, kurie iš tiesų ne tik pinigai trukdo, bet ar tu gali juos sudvasinti, va čia ir yra pagrindinė užduotis. Aš dabar klausau ir galvoju, tiesiog toks flashbackas atėjo į pagrindinius trūkumus, tokius emocinius trūkumus, kad visi jie kažkaip rišasi su šitais. Noras kontrolės, noras ten saugumo, noras meilės, tie visi laikai, noras vienio, kad tau pritartų. Taip. Viskas atsiremia į šitus pačius. Nes realiai, jeigu pažiūrėti neurofiziologinius tyrimus, aš vienus metus studijavau, kaip veikia smegenys, kursą atskirą universitete. Visi šitie mygtukai, pinigai, valdžia, šlovė, pripažinimas, kaifas, seksas, jie visi aktyvuoja limbinės sistemos, tą vadinamai narkotikų fabriką. Smegenys labai stipriai apdovanoja mus, kada mes įgaunam daug meilės. Visi žmonės žino, kada tu ten įmetei kamuolį ir visi ploja, tu apsvaigsti, tu dainuoji ir visi tau ploja, tu apsvaigsti. Tu turi pinigų ir visi mes matom žmonės, kurie turi pinigų, tu apsvaigsti. Tu pasidarai svarbus ir visi tavęs klauso. Tu buvai kuklus, bet tu gauni tą valdžią ir vėl apsvaigsti. Kaifas, visi žino, net jeigu tai yra dvasinis kaifas, irgi apsvaigsti.
Seksas irgi apsvaigsti, tai reiškia, jau netenki sąmoningumo, jau netenki vidinės krypties, jau pasidarai priklausomas. Tai reiškia, jeigu tu priklausomas, nėra subjektyvaus vidinės jėgos, autonomiškumo, tu jau be to negali. Ir šitie mygtukai jie visada yra. Ir žmonės veltui bijo tų pinigų. Yra baisesnių dalykų, kabutėse baisesnių dalykų, kur dvasinis ieškotojas gali ant laikų, ant valdžios, ant autoriteto pastrikti ir visą likusį laiką tam prabūti. Jeigu nėra kokio nors meistro šalia, kuris jam buf su lasda per galvą, sakys, kad tu čia svarbus tokius užmetį į savo praktiką. Gyvenimas kartais tą padaro. Gyvenimas, bet problema yra kokia. Žmogus gyvenimą po to gali sakyti, tai yra nedvasinga, tai ne dar kažkas ir tiesiog diskredituoja tą šaltinį ir lieka savo nuomonę. Visi smegenys turi protas, jo, pagal psichoanalizę turi 20 būdų išstumti nereikalingą informaciją. Racionalizuoti, intelektualizuoti, užmiršti, pernešti projekcijas. Būdų, kad mes net nepastebėsim, kaip tą informaciją išstumsim. Gyvenimas nuolatos mums sako, feedbacką duoda. Bet pas mus 20 būdų išstumti tą informaciją, apdirbti. Dėl to mes net nematom. Net nematom. Ir mes visada galim matyti tai, ką norim. Ir tai ne mano idėja. Tai yra tiesiog psichoanalizė. Tai reiškia, jeigu žmogus nuima tas apsaugas, staiga jis pradeda matyti, kad gyvenimas jam sako, bet nebūtinai giriančią žinutę. Dažnai būna spyrė į užpakalį ir taip toliau. Dėl to kartais neužtenka gyvenimo. Kartais reikia konkretaus meistro, kuris žmogaus kalba konkrečiai tau pasakys, pas tave valdžia, tu viską darai dėl šlovės, tu viską darai dėl plojimų, viską darai tu dėl kaifo, o ne dėl tiesos, o ne dėl meilės, o ne dėl sąmoningumo. Bet turi būti toks žmogus. Jeigu tokio žmogaus nėra, jis nemalonus žmogus, bet jeigu jo nėra, tu būtinai kažkokioj vietoj sustosi kelyje ir net nematysi, kad sustoji. Nes aš visada mokinausi, taip, aš visada turėjau meistrą, kuris šalia manęs. Ir visada jam buvau atidaręs, kaip erdvę, kad bet kada jisai gali man lasda, per galvą, tą padaryti, tokį dzenišką smūgį. Ir aš visada sustosiu ir ką jis bepasakytų, aš praanalizuosiu, įsiklausysiu, pražiūrėsiu ir būtinai ieškosiu būdo, kaip su to dirbti. Tai dėl to gaunasi taip man, kad kelias gaunasi, kad tu keliauji, kad nesuki ratu. Ir dėl to, pavyzdžiui, mano mokymai lygiai taip pat. Žmogus ateina ir jis gali 12 metų mokintis ir nieks nesikartoja. Dėl to, kad ten tu paaugi kaip 12 klasėje tu mokinės visai ką kitą negu 3 klasėje, negu 10. Ir tai yra sudėtingumas uždavinių, kuriuos tu sprendi gyvenime. Ir vidinių, ir išorinių. Dėl to, čia yra toks dalykas. O kadangi mes šiuo metu gyvenam tokioj terpėj Lietuvoje, kuri labai maža, nėra tokių meistrų, kurie lasdom daužo. Jie nepopuliarūs. O tie, kurie užsienį, tu nuvažiuoji, o po to kažkokiu momentu nenuvažiuoji. Kada jis jau ten jauti, kad tau duos per galvą, tu tiesiog nenuvažiuoji. O po to ir taip ir pakeiti. Nes visada galima rasti meistrą, kuris šiuo metu tau neduos per galvą, bet sakys, okei, tu pradedi, vadinasi, kol kas tu gali daryti tą, ką tu darai, bet po to aš tau, tada momentas žmogus jau pavadė, kad tai bus, sako, viskas, aš jau viską gavau, viską išmokau, ačiū, išeinu. Ir tai keliauja, irgi nepagauna. Ir gyvenimas kartais neprasimuša, nes apsauga psichologija, racionalizacija, intelektualizacija, paaiškinimai, projekcijas, astrologija, visokie ten karma, dažniai, didelė dalis dvasinių tekstų yra būdai pasiteisinti. Buvo toks teisminis įvykis Amerikoje, kada žmogus, serijinis žudikas, žudė žmonės ir kada su juo pradėjo komunikuoti, jis aiškino, kad jis atlikinėja karmos funkciją. Vadinasi, žodžiu, jeigu jis nužudė, vadinasi, tam žmogui taip turėjo būti, dėl to, kad jis būtų nenužudęs. Jis žudo viską vedamas Dievo. Ir realiai, ir ten visi eina tekstai, tokie kaip iš teisingų knygų. Ir jis viską ten pasakoja apie tai, kaip viskas realu, teisinga, nes per jį veikia ir jis žmonėms sudaro galimybę ten pabėgti, jeigu jie nepabėga, vadinasi, ir taip toliau. Ir jis randa, kokią karmą ten tam žmogui padaro. Pataiso. Vadinasi, taip gali viskas susisukti. Ir tai gali net klinikiniu atveju jau atrodyti keistai. Atrodo net tie patys dalykai, kurie, kaip ir jie turi gerą tokį gerą intenciją, bet jie gali būti taip sumaišyti tam žmogaus protą ir pasimetime, kad tas pats dalykas gali būti
lygiai tiek pat teigiamas, lygiai tiek pat kiek ir neigiamas. Taip. Ir jeigu pažiūrėti tą vadinamai sveiką protą, visuomenę sveiką protą, bet kokioj šalyje, ne visose šalyse, bet daugumoje šalyje, jie skeptiškai žiūri į įvairius žmonės, kurie va tokiais terminais bando ne tik aiškinti, bet ir kažką tai daryti. Nes jeigu jūs pažiūrėsit, taip, šitie žmonės vysto intuiciją, vysto sąmoningumą, bet kodėl tada jie tokie dvasingi, jie tokie darnos kūrėjai, bet kodėl tada jų niekas neprileidžia nei prie valdžios, nei įmonių nesukuria, kuriuose žmonės galėtų darniai ir dirbti pagal tos principus. Kodėl tokių įmonių labai mažai? Kodėl tos įmonėse, kada jie sukuria tas įmonės, su pirmaisiais sunkumais viskas ten sugriūna? Kodėl tiek mažai kavinių, kuriuose sveiko maisto? Kodėl tiek daug mažai kokių nors, nežinau, kažkokių vietų, kur žmonės gali sveikai, fainai, nuostabiai leisti laiką ir taip toliau. Dėl to, kad kol kas gyvenimas rodo, kad tai neefektyvu, tu neįsprendi gyvenimiškų uždavinių. Dėl to gaunasi, va tie pinigai, valdžia, šlovė, taip toliau, jie turi paversti ne stimulais, jie turi paversti priemonę. Ir jeigu pinigai pavirsta priemonė tavo dvasiniams uždaviniams realizuoti, tada viskas gerai. Tada tu gali pastatyti ten kažkokius pastatus, kuriuose žmonės kažką darys, tu gali padėti seneliams, vėžių sergantiems, pavystyti ten mediciną kažkokioj netradiciniai vietoje ir taip toliau su tais pinigais. Jeigu tu turi šlovę, tai tu savo followeriams gali perduoti labai fainų idėjų ir paversti tai tribūną, per kurią ten žmonės sužino apie sveiką mitybą, apie dar kažką. Tai aiškiai, tai gali paversti priemonę. Tai taip, bet tada reikia atsitapatinti, atlipti nuo to mygtuko ir tada jį paversti priemonę. Ir jeigu tu jį paverti priemonę, tada tikrai tu gali nuveikti daug faino, nuostabaus ir visuomeniai. Ir tada visuomenė sakys, okei, objektyvu, kad tas žmogus sąmoningai kažką daro, jo įmonė tikrai fainiai, nuostabiai veikia, pasiekia aukštus rezultatus ir tie žmonės veikia, darbuotojai irgi dalinasi ten rolėmis, veikla, pareigomis, konfliktus sprendžia sąmoningai ir žmonės ateina, žiūri tą įmonę, galvoja, teisingai, tikrai žmonės realizuoti, tikrai žmonės patenkinti, neišplautom smegenim, jie tiesiog kaip sudėtingesni, evoliucionavę žmonės. Tai reiškia, sukūrė tokią įmonę. Tai pabandyk sukurti, jeigu tu turi, tokius ambicijas, aš noriu pagerinti pasaulį. Tai įrodyk, kad tai veikia. Kad tau veikia, tai kol kas neaišku. Dėl to, kad nematai, kaip tas žmogus gyvena asmeniniam gyvenimui. Nes aš pažįstu daug mokytojų, užsienio aišku. Aš žinau, kaip jie gyvena, jie mano draugai. Jie kitaip gyvena negu mokina. O tie, kurie gyvena taip, kaip mokina, bet aš iš jų ir mokinausi, tai yra visai kiti žmonės. Jie visai kiti. Jo, čia turbūt tas pamokymas toks, kaip pasirinkti savo mokytoją ir ten dvasinį mokytoją, nesvarbu kokį mokytoją, kokios ryties turbūt pasižiūrėti, ar jisai taip gyvena, kaip moko. Taip, reikia su juo pagyventi. Reikia su juo pagyventi, pabūti kasdieniškose situacijose, pažiūrėti. Ne tai, kad ar geras jisai, nes neįmanoma būti geru. Čia bet irgi tokie iliuzija. Gal labiau tinka tau arba... Taip, tau tai gerai, o kitam žmogui galbūt atrodo tai, kad tu darai, nėra gerai. Ten visa esmė yra tame, ant kiek jo sprendimai yra darnus jam ir supančiam pasauliu. Kartais darnumas pasimato ir ne iš karto. Juk mes žinom, kad kartais, pavyzdžiui, pabarti vaiką, nors tai gali būti nedarnus veiksmas, bet ilgesniam laikotarpiu tu matai, kad tai atvedė į gerą vietą. Kartais žmogui pakišti koją yra kaip tik pagalba, negu ten paglostyti ir taip toliau. Kartais žmogui duoti pinigų nėra pagalba, kaip tik neduoti pinigų, kai jis prašo, yra pagalba. Vadinasi, kartais tu ne visada pamatai tą darnumą, bet ilgesniam periode tu matai, kad tai tikrai atveda į augimą. Nes jeigu tai darnu, vadinasi, tai auga. Nes jeigu tai darnu ir tai neauga, neįvairėja, nesudėtingėja, tai tada tai nėra darnu. Nes darnu ne tai, kad gerai. Darnu tai reiškia, kad tai auga, vystosi, žydi, duoda vaisius, numiršta ir vėl atsistato, vėl žydi, vėl duoda vaisius ir vėl numiršta. Va taip viskas vyksta. Nes jeigu tu tokį gyvą sukuri, nesvarbu, kas tai būtų verslas, santykiai ir taip toliau, vadinasi, tai yra darnu. Bet tam tikrose stadijose būna numirimas, tam tikrose stadijose viskas tik tai pražysta, bet dar jokių vaisių nėra. Tai darnai kurti, man atrodo, jau čia reikia būti tam tikram lygmenį, turbūt sąmoningumo, kad tu galėtum priimti arba tuos darnius sprendimus kažkokius, ar su kitais
komunikuoti ir jiem kažkaip, nežinau, padėti, gal ne tas žodis, bet, nu, būti darniai su jais. Taip. Nes pats, kiek yra tokių situacijų, nu, gyvenime, kur atrodo, nu, už ką man taip, ar ne, o iš tiesų tai yra, nu, ne už ką tau taip, o tai dėl tavęs. Taip. Tik tai tu nematai tos perspektyvos iš šitos vietos. Ir, nu, tai irgi yra darniai. Gyvenimas veikia darniai. Nežinau, vadink kaip nori. Tai, kas įtakoja. Bet nesimato. Iš čia, kur stoviu, tai man tik pakišo koją. Taip. Dėl to kartais matosi ilgesniai perspektyvai. Bet, vat, kalbant apie tą darną, vat, tą, kurį aš sakiau, vat, tokio požiūrio, kuri augina viską ir padeda viskam tapti gyvu, reikia pradžioj, norint tai daryti, reikia pradžioj tai patirti ant savęs. Vat aš, pavyzdžiui, tą poveikį pradžioj patyriau ant savo meistro. 9 metus, 12 metų pas vieną meistrą, 12 metų pas kitą. Ir tada tu matai, kad viską, ką jisai darė su tavim po 12 metų, tu matai, kad tai buvo tie dalykai, kurie ir atvedė tave į šitą vietą. Mhm. Ir tada tu patiri, kaip tai atrodo, nes kartais tai atrodo labai keistai. Nu, tas yra nebūtinai, kaip tu ir sakai, kartais suklupimas yra pergalė, kartais yra pergalė, tai yra pralaimėjimas. Ir su gyvenimu labai sudėtinga, dėl to, kad viskas labai lėtai vyksta. Dažniausiai, kai tu jau tą viską supranti, tau būna virš 50 ar 60, kartais būna vėlų ką nors keisti. O jeigu tu sutinki žmogų, kuris gali sukurti nors trumpam tau tokią situaciją, tada tu gali matyti greitai, ten mes vadinam greitkelius, iš karto yra padarai klaidą, iš karto pareina atsakymas ir rezultatai. Iš karto ten kažkoks tai sudėtingas dalykas, tu jį praeini, iš karto viskas sudygsta tenai. Vat, meistras realus gali sukurti labai intensyvę gyvenimo situaciją, taip iškraipo gyvenimą, suintensyvina viską. Ir tada tu su juo gyvendamas, bent jau man tai visada būdavo ir tie žmonės, kurie iš manęs mokinasi, jų gyvenimas suintensyvėja ir tada tu labai greitai viską matai. Nes viskas tada intensyviai, bet per intensyviai, nes tu padarai klaidą ir iš karto jau greitai matai, kad tai klaida. Tu jau laimėjai ir tai yra pralaimėjimas ir po kiek laiko iš karto tai matai. Nes tu labai greitai mokiniesi. O gyvenimas, kartais tu padarai kažkokią nesąmonę ir apie tai sužinojai tik tai jau po to, kai viskas ten santykiai sugriuvo, tu įsiskyrei, 2 metus kankinaisi, po to susėdai ir va tada supratai, kad nu jo gal nereikėjo. Jau, na taip, aš čia gal apie patį požiūrį į tas, nežinau, kažkokius sunkumus arba klaidas, kad, nu, tiesiog keisti matymo kampą, kad tai, nu, nėra kažkaip ten tau nesėkmė kažkokia, šita momente nesėkmė, arba ten mokytojas kažką pasakė, nu, tai jisai dėl tavęs juk taip pasakė. Tai kad pats požiūris toksai, kai mano požiūris, kad aha, čia dabar yra tokia situacija, tai gerai, ką aš čia dabar keičiu, ką aš čia darau, o ne krentu kaltinti kitų ar, nežinau, tenai kažkaip gailėti savęs, tai, nu, va šitas tada, ar tu eini greitkeliu, ar tu eini tuo ten kažkur aplinkeliu, nu, pats požiūris peda tada judėti priekį. Taip, va tas požiūris labai svarbus, tai reiškia visada matyti plačiau. Man padėjo taip, kad aš savo kultivau tokį požiūrį, kad Dievas, taip, tu gali tiesiogiai su juo bendrauti, jausti jo buvimą ir eiti kartu su juo, bet realiai tau Dievas yra tavo gyvenimas, įkūnytas gyvenimas. Jisai realiai bendrauja ir per vidų, nes tavo kūnas, tavo protas, viskas, kas tau duota, irgi dalis gyvenimo. Jeigu imtume, kad viskas yra Dievas. Taip, tada dėl to realiai tas, kuris arti tavęs, tavo gyvenimas, tavo žmona, tavo vyras, tavo kūnas, tavo protas, visa tai šalia tavęs, nes jeigu tu ne protas, ne kūnas, nes visa tai yra Dievas. Ir jau visa, kas vyksta, jau yra dieviškas planas, pavadinkim taip, kurio tu negali suprasti, bet tu gali sekti juo, eiti ir tikėti, kad jisai tave veda vėlgi evoliuciją. Nes realiai, kaip visas pasaulis prieš kiek tai ten 13 su biškiu milijardų metų buvo sprogimas ir tas sprogimas pavirto į tvarką. Vadinasi, akivaizdu, kad kūrėsi tvarka. Nes kaip bebūtų, Dievas nesukūrė pasaulį, jis iki šiol jį kūrė. Nuolatinis plėtimasis, sudėtingumo augimas, kažko tai naujo sukūrimas ir tai vyksta tavyje. Vadinasi, tu arba prie to prisidedi, arba stabdai tai. Bet jokių problemų, tam procesui. Stabdis, kaip su rankiniu stabdžiu. Kaip čia involucija arba
evoliucija arba involucija, Jo. vis tiek judėjimas vyksta. Taip, bet dažniausiai pas žmonės jau šiais laikais būna netgi ne degradacija, bet nausiniai būna, bet dažniausiai konservacija. Žmogus pagauna kažkokį tai, čia yra nuostabus mano gyvenimas, viskas čia jau gerai, viskas mano vyras, mano vaikai, mano darbas, mano ten dvasinė praktika, viskas aš jau, dabar aš noriu tai išlaikyti. Ir tu bandai tai išlaikyti. Ir gaunasi, tau reikia nuolatos kovoti su gyvenimu, nes jis viską keičia. Žinai, kaip... Dar daugiau energijos reikia. Taip. Ir pavyzdžiui, aš gražus, gerai, bet dabar tuo gražiu kūnu, 18 metų, jį išlaikyti 19, gerai, 20, o 30, o 40. Jo nereikia išlaikyti, reikia jame gyvai, nuostabiai gyventi. Bet kada tu bandai ką nors išlaikyti, tada tu eini prieš kūrimą. Ir tada tu nulaikai, netgi bandymas nulaikyti ko nors gero, jau yra ėjimas prieš kūrimą. Nes pats kūrimas toliau vėl, jisgi kaip, kad sukurti sugriauna. Net hinduizme yra tie 3 dievai, iš kurių vienas griauna, kitas kuria. Kitas šiaip prižiūri viską. Ir tokia, dieviška tvarka. Visur, aš tai dabar, taip nuostabu, net atrodo, pastebiu visur tos pačius dėsnius, visur tos pačius atsikartojimus, kaip ir tas pats griovimas, kūrimas irgi yra, kad turi būti mirtis ir gimimas, pradžia ir pabaiga kažkur. Ritmas, ritmo principas. Taip, ir tu turi išnešti senus baldus, kad įneštum naujus. O jeigu tu visi nešinėsi baldus, tiesiog galiausiai nebus kur gyventi. Jo, čia irgi dar vienas, kad tuščia vieta tuščia nebūna, bet jeigu nori kažko naujo, turėtų atlaisvinti erdvę. Nes jeigu tu tuščia vieta atsirado ir tu jie ko nors neužpildai, tai visuomenė ten ko nors užpildys, kažkokiais daiktais užsigestos. Kažkas tikrai užpildys ko nors. Ir tu jau bėgsi tenai kažkur. Tas pasakymas, šventa vieta tuščia nebūna. Jie kažkas įeina, dėl to reikia pačiam sąmoningai įdėti, kas pas tave yra toj šventoj vietoj ir puoselėti. Tas vidinis altorius. Man dar knieti labai paklausti tarp visų šitų bangavimų ir kitą kartą dvasinių terminų pasimetimų, kraštutinumų, labai yra populiaru flow. Flow būsena, tėkmė ir tada dažnai, man atrodo, koks gali būti pasimetimas arba kraštutinumas iš to flow, kad aš nieko nebedarau. Tarsi nebedarau, nebeinicijuoju ir tiesiog mane taip tėkmė neša. Tai kur yra tas, toks tarsi tėkmė, kaip ir gerai, ar ne, tas vedimas kažkoks ir yra. Bet ir žmogus pats turi plaukti toj tėkmėj. Taip. Jisgi, nežinau, ten irklą gali turėti ir nesiirt prieš srovę, bet pareguliuoti ir kažkaip sparčiau ten irtis. Tai kaip apie šitą? Tarsime, kad tas terminas tėkmė, srautas, flow, jisai labai faina, kad yra ne tik tai New Age pasaulyje, bet ir moksliais ištyrinėtas. Ir jisai atrastas kaip vadinamieji ta būsena, kurioje žmogus gali būti laimingas veikloje. Ir apie tai šnekėjo labai daug, ta vadinamoji pozityvioji psichologija, optimalūs išgyvenimai vadinasi. Ir jie juk atsiranda, jūsų atsiradimo sąlygos yra ištyrinėtos. Ir tos sąlygos yra tokios, kad viskas yra sudėtinga. Tai reiškia, tu turi lipti į kalną, į tokį, kurio iššūkis pakankamas, tavo galimybės ir tavo iššūkis yra, ant ribos. Tada flow įsijungia. O jeigu tu lipi į mažesnį kalną, neįsijungia flow. Jeigu tu žaidi šachmatais su silpnesniu partneriu, neįsijungia flow. Jeigu tu ten kažką tai darai, kas yra žemiau tavo sugebėjimų, tiesiog lengvai gaunasi. Neįsijungia flow. Tada tu darai kažką žymiai sudėtingesnio, negu tu gali padaryti, irgi flow neįsijungia, tu papuoli į stresą. Vadinasi, ta flow būsena, kuri iš tiesų vyksta tokia ir laimingumo jausmas, ir aktyvacija, mobilizacija, ir žmogaus kūrybinių galių pažadinimas, jinai vyksta, kada žmogus kažką daro. Kada jisai naudoja savo galimybės. Ir tas galimybės sustoja aktyvuoja ganėtinai pilnai. Tai nėra tekėjimas pasroviui. Nes kada žmonės teka pasroviui, kurie sako, aš ten flow, tai jie tą žodį vėlgi flow paėmė ir įdėjo tą tekėjimą pasroviui. Bet tas tekėjimas pasroviui tai yra daugiau, jeigu su tokiu žmogum pašnekėti ir proanalizuoti jį psichologiškai, manysi, kad pas jį įsijungęs kaifo mygtukas. Ir dažniausiai tie žmonės, kurie vadinami, aš juos vadinu, kaifušnikai, jie visi taip šneka. Jie visi plaukia ten, kuriuos neša ir taip toliau, taip toliau.
Dėl to tie žmonės, tai yra toks, kaip terminas, kuris paaiškina, kad tu plauki pasroviui. O tas flow, nuo kurio žmogus realizuotas, kūrybiškas, laimingas, atsiskleidinėjantis, jisai niekuo nepanašus į šitą būseną. Dėl to net jeigu tie žmonės, tos tradicijos, kurios gyvena, tą vadinamą debesų kelią, tai reiškia, eina ten, kur gyvenimas neša. Tai yra daoso vienuoliai ir taip toliau, arba ten kašminio šivaizmo jogai arba joginės. Tai labai sudėtinga veikla. Tai reiškia, tu visada esi iššūkėje, tu visada esi už komforto zonos. Nes jeigu tu sėdi savo komforto zonoje Balyje ir tu plauki pasroviui ir iš Balio niekur neišplauki, tai nėra taip. Dėl to tie žmonės, kurie yra genijai, kurie kažką tai sukūrė, kažką padarė, jie buvo toj tėkmėj, bet jie karts nuo karto gyvenime užeidavo už komforto zonos, už kaifo zonos ir kartais papuldavo ir labai dažnai į nežinomybę. Nes jeigu iš tiesų plauki flow, tu visada esi nežinomybėj. O nežinomybė, jeigu kalbėt vėlgi iš psichologijos tyrimų, yra viena iš sunkiausiai pernešamų būsenų. Baimė didžiulė. Taip, dėl to, kad smegenim jau geriau kokią nors nesąmonę sugalvoti ir jie tikėti, negu gyventi, kad bus taip ir taip. Daug saugiau yra žinoti, kad bus, nežinau, ten blogai arba nesąmonė. Taip, jau geriau žinoti, kad bus karas ir tada, negu neaišku, ar bus. Jo. Ir žmogus, kuris tikrai tikėti, kad bus ir ruoštis. Taip. O tie žmonės, kurie iš tiesų gyvena tam flow, jie visada gyvena nežinomybėj. Tie žmonės visada laisvi, visada spontaniški ir gyvena tikrai nepatogų gyvenimą. Dėl to, kad tai yra nežinomybė ir tam, kad išlikti nežinomybėj, tu turi būti labai spontaniškas. Tai reiškia, nėra jokių stereotipų. O vėlgi, smegenys veikia stereotipais. Visi tai yra tam tikrų būdų evoliucionavęs žmogus. Bet žiūrėk, tai ir nereiškia, kad, pavyzdžiui, dingsta atsakomybės ar įsipareigojimai. Taip, būtent. Tu esi flow, tu esi spontaniškas, bet ir laikaisi visų savo įsipareigojimų. Nes kitaip flow nesilaiko. Nes jeigu ten ir yra, kad ten yra žaidimo taisyklės, jeigu žiūrėti iš flow mokslinių tyrimų, jaunas žmogus turi laikyti žaidimo taisyklių. Nes tu patirsi flow jausmą krepšinėje, kada tu žaisi su stipria komanda, kuri tavo jėgų. Ir kada tu laikysis taisyklių. O ne tai, kad, kartais tu ten spyriai kamuolį, kartais tu ten prieėjai, užlipai kopečium idėjai ir taip toliau. Nebus flow režimo, nes čia bus šortkų, tai nepatirsi to. Vadinasi, nėra tos palengvinimo. Vadinasi, atsakomybė tai ir yra laikymasi žaidimų taisyklių. Nes kas yra atsakomybė? Atsakomybė tai yra žaidimo taisyklės, pagal kurias gyvena žmonės visuomeniai. Realiai, jeigu nebūtų, šita taisyklė nesilaikytų, visa visuomenė sugriūtų, visas verslas sugriūtų, visos šeimos sugriūtų, viskas sugriūtų. Vadinasi, atsakomybė yra tokios taisyklės. Vadinasi, jeigu tu nori patirti flow jausmą ir eini žaisti krepšinį, tau reikia žaisti pagal krepšinio taisyklės. O ne tai, kad aš ten laisvas ir kaip noriu, taip žaidžiu. Tu nepatirsi flow jausmą. Tu tiesiog bėgiosi ir trukdysi kitiems žaisti krepšį. Taip ir gyvenime. Dėl to būti flow būseno, tikroji tai flow būseno, tai ir yra evoliucinis žingsnis, tai yra labai sudėtinga situacija viduje, išorėje ir tu visada turi gaudyti, kaip gyvenimas kūrė situaciją. Vadinasi, tos žmonės, kuriuos aš pažįstu ir kurie taip gyvena, su jais pagyvenus, tu iš karto išeini iš komforto zonos. Užtenka su tokiu žmogum pagyventi ir tu supranti, kad ne, tai nėra sėdėjimas Balyje ir sakyt, man impulsas šovė ir realybė atvedė ir aš jums dabar darau transliaciją, nepamirškit manęs palaikinti, prisiregistruoti į mano kursą. Čia visai kas kita. Tavasme, kad tave gyvenimas tikrai veda ne ten, kur tu nori, o ten, kur gyvenimas nori. O aš knygoje esu apie tai aprašęs, dėl to yra skirtingi net srautai. Bet, kadangi mes tokių žmonių nesutinkam, tada galima ir sakyti, aš srautė, o kaip tu patikrinsi? Jeigu tu niekada nesutikai nušvitusio žmogaus, tai tu neatskirsi, ar tai nušvitęs ar nenušvitęs. Jeigu tu niekada nevalgai duriano, pavyzdžiui, duriano sakai, valgai, nevalgiau, tada tu gali jam bet kokį vaisių, kurio jis nežino, duoti ir sakyti, durianas jūs suvalgė, sakys, durianas, paragavau durianą. Bet jeigu tu paragavai durianą, tai tau niekas neįbruks jau kažko kito ne durianą. Nusiduos tau kokį nors kitą, sakys, ne durianas, aš ragavau durianą. Tai tas pats ir su flow. Visi tau reikia pagyventi su tokiu žmogum. Dažniausiai nušvitę žmonės tokie, įvairūs, bet crazy wisdom stiliaus, tie, kurie joginės moteris, kur juda tame visame, tu pagyveni su jais savaitę
Ir tada tu suprasi, kas tai per gyvenimas. Jokių garantijų, jokios garantuotos ateities. Visada yra, tokia būsena absoliutaus budrumo ir atsipalaidavimo vienu metu, tai taip, bet ir budrumo. Ir atsakomybės, tai reiškia, tu už tai, kas vyksta dabar. Tu ne už ateitį atsakingas, ne už praeitį, už tai, kas vyksta dabar. Tai yra, specifinė tokia būsena ir įsijungimas, sakyčiau, ir kažkokia tai ten vibracija to žmogaus. Nes, kada tu tą pabandai, tada tikrai tau niekas nesakys, čia flow, tu žiūri, gerai, kaip tu flow, pagyvenkim kartu, žiūri, kad tas žmogus šablonais juda. O jeigu jis juda šablonais, vadinasi, ten nėra jokio flow. Niekas neteka šablonais, gyvenimas neteka šablonais. Nes jeigu tu judi šablonais, viskas. Aš taip dabar pagalvojau ir noriu pasidžiaugti, pasidalinti, nežinau, gal sakysi, čia netiesa, tas kaukšt per galvą. Šiti pokalbiai. Aš juos pradėjau ir net man ten dalinausi su pažįstamais, sako, tai kiek tu laiko ruošiesi, tai sakau, kad nesiruošiu. Taip tiesiog kaip eina, kažkaip išsirutulioja, labai fainai, labai įdomiai, dažniausiai būna, tiesiog klausiu, kas man įdomu, arba kažkur, kur nuteka mūsų pokalbis ir sako, tai kaip sunku, kaip sunku turėtų būti. Bet, žinok, man tai nesunku kažkaip atrodo. Aš turbūt kitaip nebūčiau taip darius. Kada tu atrandi, tai tas tikrai patinka. Bet tame yra visada, tas iššūkis. Pavyzdžiui, aš irgi, kada vedu seminarus, aš niekada nežinau, ką aš šnekėsiu. Ir kaip atrodo labai romantiška, bet realiai, ypač kada susirinka kokie nors ten žmonės, mano draugai, kolegos ir mokiniai UVA universitetą sukūrė, kur susirinka ten ir profesoriai, ten reikia dėstyti žmonėm teisingą medžiagą. Visi tu ateini ir tu čia pat sužinai, ką tu dėstysi. Ta asmenybė niekada nėra patogu. O aš visada žinau, kad tai asmenybė, nes asmenybė nori vis tiek kažkokiu tai paruoštukų turėti, visada nori, kad jai gautųsi, o jeigu tu spontaniškai judi, vadinasi, niekas negarantuoja, kad tau gausis. Taip. Ir dažniausiai nesigaus. Yra ta šonė dalis, kuris sako, bet tai gal reikėjo pasidomėti ten kažką. Taip, nes dažniausiai nesigaus. Dėl to, kad gausis visada gaunasi, jeigu žiūrėti iš didelio vaizdo gyvenimo, bet jeigu žiūrėti iš kokių nors konservatyviai nusiteikusių žmonių, tai karts nuo karto nesigauna tau. Nes tu neįsipaišai vėlgi kažkokį scenarijų. Ir kai neįsipaišai, feilas. Dėl to gaunasi taip judant, tu negali visiems patikti, tu negali sulaukti daug laikų. Dėl to, kad tam, kad sulaukti daug laikų ir visiems patikti, reikia pataikyti į šabloną. Strategijos reikia. Tai reiškia, reikia pataikyti į tai, kas šiuo metu yra populiaru, kas dirgina smegenis, ant ko žmonės susisuka ir klauso ir taip toliau. Nes čia reikia sekti tendencijas ir taip toliau. Vat kaip kuriama pop muzika. Tu gali ateiti, sukurti kažką, bet kodėl būtent šitą muzikos intarpą visą ten savaitę ar 2 savaitės TikTokas visi naudoja jį. Dėl to, kad pataikiai kažkokį šabloną. Dėl to, kad jisai kažkoks dvasingas ar dar kažkas. Ir tada dažniausiai prie tokių šablonų gerai pataikytų dirba ne vienas žmogus, kuris išmano visą tą. Arba kitas labai linksmas dalykas, tu pataikiai, o po to nepataikai. Juk yra pilna nuostabių muzikantų, iš kurių mes žinom tik vieną dainą. Taip. Ir paaiškėja po to, kad jie daug visko dainavo, bet tu nieko net negirdėjai. Dėl to, kad viena daina ir kitas dalykas, artistui, pavyzdžiui, tu visą gyvenimą kuri muziką, tik vieną dainą žmonės žino. Irgi nemalonu. Dėl to taip pataikyti tuos šablonus, čia ne taip paprasta. Dėl to tie žmonės, kurie tikrai pataiko ir ilgą laiką, tai kaip tu teisingai sakai, ten dirba profesionalai, ne tik tu vienas. Ten žmonės atsakingi už įvaizdį, atsakingi už tą, už trečią, ketvirtą. Muzikantai, jeigu muzika, kurie sukuria, kurie kūrė tą muziką ir taip toliau. Ir tai yra toks visada dalykas nelengvas, pagauti tos šablonus. Tas pats irgi apie dvasingumą, vadinasi, kadangi Lietuvoje ir visam pasaulyje, vis tik dvasingumas yra taip, yra religijos, yra dvasinės tradicijos, praktikos, bet ir yra dvasingumas, kur yra pramoga, poilsio zona. Ir dėl to tai yra turgus pardavinėjimai, dėl to irgi ten hitai yra. Ir kadangi aš 30 metų tame dalyvauju, ašgi matau, kaip užeina vieni hitai, praeina, užeina dar vieni hitai, praeina, dabar aš matau vėl užėjo hitai ir visiems atrodo, kad dabar šitas visas ten šamanizmas ar dar kažkas tai. Bet dar 2-3 metai ir jau niekas neatsimins to, jau dabar kažkas tai bus pasinešęs ant kažko kito. Bet gal ir tie,
hitai nėra blogai. Nėra blogai, ne? Kai yra tas, žinojimas, ką tu darai ir dėl ko, jeigu tu eini dėl pramogos, taip. Tai viskas su tuo, puiku, Absoliučiai nuostabu. gerai, Ir taip. tos pačius dalykus, pavyzdžiui, gerai, dabar yra labai populiari kakava. Ir ten visokiam formom ir visai naudojama. Aš pati ją naudoju, pati tame dalyvauju ir net ceremonijas pravedu. Bet labai skiriasi, kaip tu ją gali pateikti taip kaip vakarėliui ir ten bus tikrai pramoga ir nieko tenai gilio jokio nėra, tame tiesiog yra pramoga. Tai jeigu eini, tai kaip į pramogą viskas gerai, bet gali tą patį naudoti ir eiti į meditaciją, į kažkokią praktiką ir tada visiškai yra kitas priėjimas prie to paties dalyko. Taip. Nes kada aš sakau, kad dvasingumas yra pramoga, aš jokių būdų nesakau tai su minusų ženklu. Aš tiesiog kaip konstatuoju kaip faktą, dėl to, kad tai yra tikrai labai reikalinga. Dėl to, kad tai yra labai kokybiška pramoga, dėl to, kad tenai žmonės pailsi, ten tu neduodi alkoholio negeriai, tu nerūkai, tu įgauni kaip tik nežalingus įpročius. Tai reiškia, žmogus sveikai maitinasi, sveikai ten pozityviai masto, daug visokių fainų dalykų gauna. Bet tai vis tiek pramoga, o pramoga tai reiškia, kad kažkurio momentu tau tai nusibos. Mada. Ir viskas, ir tu toliau netęsi. Ir tiem žmonėm, kurie atėjo kaip į pramogą, tai jokio skirtumo. Tu tiesiog, vietoj to, kad važiuoti su draugais į barą gerti, tu tiesiog ten nueini kakavos pageri, pašoki fainai ir pas tave toks gyvenimo etapas, kur tu mažai geri ir fainai linksmai leidai laiką. Tai kaip tam žmogui viskas gerai, bet problema yra kitoje vietoje. Tiems, kurie veda, kurie tiki, kad jie eina patys keliu. Nes labai sunku pačiam mokintis, kai tu pradedi mokinti. Bet aš, kadangi visada mokinau, aš 94 pradėjau mokintis, o 96 jau vedžiau. Ir aš padariau visas savo įmanomas klaidas, šitoje vietoje aš knygoje apie tai prašiau. Dėl to, kad pirmiausia, kad tu nustoji pats augti. Dėl to, kad atsiranda tokia iliuzija, nes tu kada mokini, tau atsiranda toks jausmas, kad tu jau moki. O taip nėra. O žmonės, kurie ateina į pramogą, jų akise tai tu moki. Ir tavo smegenys užsigauna ir tau reikia visada prisiminti, čia viskas bet man reikia toliau tęsti savo praktikas. Ir aš nesakau, kad visiems, bet po to būna nelengva daugumai žmonių tęsti tas savo praktikas. Ir net jeigu tu mokini, visada prisiminti, kad tu mokinys. Aš dariau taip. Nes kiek aš vedu mokymus iki šiolai, aš visada turiu savo nuostabų kokį nors meistrą, pas kurį nuvažiuoju ir būnu vienas iš nematomų mokinių, kuris mokinasi, viskam sako yes ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tokiu būdu tu pats atlimpi nuo savo mokytojo ir prisimeni, kad tu toliau mokiniesi. Tai reiškia, gyvenime viskas keičiasi, visada yra ką išmokti, yra vis naujas kažkoks etapas. Tai šitoj vietoje tik blogai, kad nebūna daug žmonių, kurie į gilį eina. Ir jie nepasiima to, kaip pramoga, jinai visada duoda tokį paviršinį efektą. Bet žmogus iš principo neišmoksta giliai atsipalaiduoti, iš principo neišmoksta ten mylėti, iš principo neišmoksta darniai gyventi. Ir gaunasi tas efektas toks nelabai tvarus. Ir tada žmonės žiūri, kad galbūt geriau vaikščioti pas psichologą, tai bent tvarus efektas. Suprantate, ten pavaikščioti pas psichologą, psichologas tau ir sako, 2 metai, jeigu tu nori su to susitvarkyti. Jisai iš karto tau sako tiesą, dėl to, kad vieno susitikimo čia neužteks, 2 neužteks, savaitgalio neužteks, reikia dirbti su to. Ir tada tu pavaikščioti pas psichologą, aš turiu daug ir pažįstamų žmonių, kurie sako, psichologas, čia yra man pagalba, nes aš kaip psichologą pavaikščiau, su juo praėjau visą procesą iki galo. Tas procesas užsitvirtino ir žmogus turi tą kokybę, jis kaip laiptelį tokį padarė. Ir tada jo santykiai ten, tarkim, iš toksinių pasidarė netoksiniai. Ir jie laikosi. Dėl to gaunasi tada psichologija vėl tvaresnį efektą duoda negu dvasiniai mokymai. O man, aš sergu už tai vėliau mojuoju, kad jie turi nešti ilgalaikį efektą. Vadinasi, žmogaus gyvenimas turi darytis darnesnis, efektyvesnis, kokybiškesnis. Vadinasi, dvasingumas turi atsispindėti ir išoriai. Tai reiškia, tu turi gyventi fainai, nuostabiai ir pertekliui. Vadinasi, jeigu tu sugebi taip objektyvuoti dvasią, taip praturtini gyvenimus, tu tikrai prisidedi prie tokio darbo, kaip Dievo tas įsikūnijimas į gyvenimą ir taip toliau. Dėl to, šitoj vietoj, bet čia aš kaip profesionalas taip sergu, bet kaip stebėtojas iš šalies, tai jokio skirtumo aš puikiausiai suprantu. Ten žinoma, bet tokia, dabar linksminasi tuo, linksminasi anuo ir taip toliau. Užsienį mano draugai, kurie veda mokymus,
dvasinius įvairius mokymus. Ten vaikšto pensininkai, pavyzdžiui, Vokietijai ir labai jauni žmonės, kurie šiaip tūsinasi. O kiti neturi laiko tokiam dalykui. Bet po to jau ten, kada tu pasidarai pensininku, tada tu ten tūsini, taip faina. Jie net labai pragmatiškai žiūri, geriau pas psichologą nueiti, padirbėti su kažkuo tai ir neiškristi iš gyvenimo, negu papult neaišku kur. Tai aš taip žinau, iš profesionalinės pusės, tai vis tiek žiūriu, norisi, kad tai vystytųsi. Norisi, kad būtų tokių pavyzdžių Lietuvoje, kad yra sudėtingesnis augimas. Aš, pavyzdžiui, sprendžiu taip. Aš turiu savo mokyklą, kartu su savo nuostabiais specialistais. Pas mane mokymus veda žmonės tik po 6 metų praktikos ir po to dar ilgai mokinasi. Ir ilgai mokinasi žmonės. Ir jų gyvenimai nuostabiai pradeda atsiskleidinėti. Tada žmogus koks nors iš mokymų įkūrė universitetą, kur 1000 žmonių. Ten įkūrė kažkokią kliniką, kur ten 1000 žmonių po to tenai gydos ir taip toliau. Kažką tai tokio nuostabaus padaro, nuo ko kitiem žmonėm geriau. Įkūrė kažkokias tvariai veikiančias organizacijos, kur sąmoningi žmonės. Tebūnėje ten pardavinėja įprastas prekes, bet žmonės kitaip dirba. Vadinasi, aplinkui juos gyvenimas tampa darnesnis, skaidresnis. Pas mane žmonės ateina į mokymus dėl to, kad jų draugai pasikeitė. Aš visai neseniai tik pradėjau daugiau dėti reelsų ir informacijos, dėl to, kad labai daug nuostabios medžiagos prisikūrė, mes įrašinėjom ten. Aš per vienus metus 2 knygas naujas supasakoju. Tai man kažkokiu momentu irgi toks insightas buvo ir man padėjo draugai, kad reikia dalintis tuo. Bet iki to laiko žmonės visada eidavo, pas mus virš 120 žmonių nuolatos besimokinančių. Bet jie visi taip mokina per pažįstamus, nes tu matai, tavo mama pasikeitė. Nustojo ten rėkti, isterikuoti ir taip toliau. Vaikai ateina. Tada vaikų ten ateina žmonas, vaikai, vyrai ir taip toliau. Taip po truputį žmonės pradeda ateiti tos mokymus ir ieško tvarių pokyčių viduj ir išorėj. Tai, aš savo sodą auginu ir tie žmonės, kurie papuola į tą sodą, jie tikrai perima kitą požiūrį, kad dvasingumas gali būti ne tik rekreacija, atsipalaidavimas ir trumpalaikis efektas, bet kad tai gali būti sveiko gyvenimo būdo. Dvasingumas ir neturėtų būti pramoga. Taip, nes tai yra vidinis trumpalaikis efektas, jisai juk ne apie tai čia. Kad dabar, kadangi jis toks populiarus, tiesiog madingas tapo, jisai gavo šitą prieskonį. Taip. Tai yra kažkokia pramoga, nežinau, kažkokios patirtis įdomios, kitaip čia viskas. Jo, ir tai yra dar forma realizuoti save tam tikriem žmonėm. Kurie šiaip neturėjo kur savęs padėti, tai jie per šitus mokymus gali vesdami juos realizuoti. Dėl to yra dalis tokių žmonių realizuojasi. Jie atrado tą profesiją. Bet čia vakarai tokie, vakarai tą padarė. Jeigu į Indiją nuvažiuoti, tu matai, kad ten viskas daugumoju yra po senovėje. Tai reiškia, žmonės, jeigu ten medituoja, tai medituoja ilgai, jie tam tikrų būdų daro, kiekvieną dieną kažką dėl to vis daro. Toks senas, išlaikytas tradicinis požiūris. Ir ne tik Indija, ir ta pati Pietų Amerika, tos šalis, kurios, galima sakyti, šiek tiek civilizacijoje atsilikę, jos kaip tik laikosi to požiūrio. Tai jos laikosi tradicinio požiūrio ir tai jam veikia viskas gerai. Ir man atrodo, kad viskas gerai ir kad vakarai savo prisitaikė greitesnį būdą eiti tuo pačiu keliu. Ir nemistifikuotą būdą. Jam kaip tinka, kaip jie supranta. Bet ir ta psichologija, man atrodo, labai gerai, kai apsijungia su dvasingumu, o ne tik eina per mentalą arba tik kažkas eina per, nežinau, energijas ar dvasią. Tai toksai turėtų būti, įžemintas, įkūnytas dvasingumas, kur siejasi ir visi šitie paprasti, atrodo, žmogiški, žemiški dalykai ir tie, kurie yra dvasiški ir gal kažkam labai jau mistiški, bet kai eini gilin ir tikrai nori kažkaip praplėsti tą sąmonę, tai tada fainai yra pašokti, bet ne iš šokių tai ateina. Jo, ir mano supratimu, kad dvasingumas irgi evoliucionuoja. Tai ne tai, kad prieš 2000 metų jis buvo tikrasis, o dabar vis blogėja ir blogėja. Ne. Pats dvasingumas, jisai vis tiek kyla iš tos vietos, kad tu turi patirtį, kurios neįmanoma nusakyti žodžiais. Taip. Pradžia yra šitoj vietoj. Taip. Ir realiai ta patirtis, ar jinai prieš 2000 metų, ar dabar, jinai, galima sakyti, subjektyviai ta pati. Bet įvardinimai, praktikos, kaip padėti savo ir kitiems žmonėms tai atradinėti,
Jisai turi būti pagal principą vieta, laikas, žmonės. Ir dėl to visi išminčiai, jie taip ir darydavo, jie šnekėdavo su tai žmonėm, kokie buvo tada žmonės. Dėl to realiai keičiasi pateikimo forma. Ir aišku, jinai įtraukia ir psichologiją, įtraukia ir įvairius kitokius dalykus, vat, mūsų gyvenimo būdų, įtraukia ir vat, technologijas, online mokymą ir taip toliau. Tai reiškia, žmonės gali mokintis sėdėdami namuose ir net energetinių praktikų ir taip toliau. Tai aišku, tai nėra, aš neskaitau, kad tai blogai, kaip tik nėra kelio atgal, yra kelias tik pirmin. Aš tai irgi, taip sakau, ir viską apimti, nes, kažkaip, tu vėl gali pasakyti, gal klystu, kad protas, kiek mes, mentaliai, pavyzdžiui, galim, tai yra, toks, turbūt siauriausiai ribojantis dalykas. Tada kūnas ir kūno visa išmintis, yra dar platesnės ribos, ten ilgiau atsimena, bet irgi yra ribos. Ir tas toks, nepaaiškinamas, neapčiuopiamas, kaip kad sąmonė ar ten siela, tai yra, tas, kur eina už šitų ribų. Tai jeigu norisi pločio, tai turi eiti, kad ir protas suprastų, ir kūnas keistų atmintį, jeigu norim naujai kurti, o ne, pavyzdžiui, pagal mūsų ten prosenelių šablonus kažkokius. Jo. Ir tada žiūrėti į tą, kas gal nėra paaiškinama protu. Taip, nes visada tai giluminiam lygmenį nėra paaiškinama protui, bet protui visada reikia duoti kažkokį paaiškinimą, kad protas netrukdytų, nes protas irgi nori tame dalyvauti ir tegul dalyvauja. Peno jam reikia. Bet reikia taip duoti peno, kad po to tu galėtum pats nesusipainioti tame pene. Ir čia ateina tie, kurie jau kažką tenai moka, žino ir gali biškai nukreipti. Kaip nepaskesti tam. Nes jisai kūrė tikrovės protas. Jisai po to viską išprojektuoja į pasaulį, paverčia tikrovę. Dėl to protas toks projektorius. Ir labai kartais su juo sudėtinga, nes viskas pasidaro tikra. Bet žaisti su juo tikrai reikia mokėti, su savo protu. Žiūrėk, apie santykius beveik nieko. Aš džiaugiuosi, kad mes apie tai pakalbėjom, ne tik apie santykius. Nes galima ne tik apie santykius kalbėti daug ir įdomiai. Taip, labai. Ir čia visiškai pavyzdys, bet tai apie santykius antrą seriją. Aš žinau, tu mėgsti serialus. Kurti, tai nežinau kaip apie žiūrėjimą, bet kurti, tai va. Jo, kurti galima, tik tai žmonės nežiūri serialų, žmonės, kaip paskaitusiai, žmonės mėgsta bet ką žiūrėti. Pirmą seriją, trečią, penktą. Bet tęsinys jo apie santykius irgi yra didelė tema, kurią galima iš tokio plataus vaizdo žiūrėti, tada įdomu. Taip. Tada santykiai tikrai įdomi, nes jie yra dalis nuo to dvasinio augimo. Tai ką? Lauksiu svečiuose vėl, o jūs tie, kurie žiūrit, tai pakomentuokit arba palaikinkit, ar lauksit antros serijos ir tęsinio. Tai dar vienas dalykas liko, ką aš visą laiką prašau, kviečiu pasidalinti įžvalgą arba kažkokiu palinkėjimu tiem, kurie žiūri, kas tau gal atrodytų šiuo metu būtų vertinga pasidalinti. Jo, aš galbūt spontaniškai man atrodo taip, kad labai svarbus dalykas yra aptikti tos momentus, kada tu jau esi laimingas gyvenime, nes jie būna. Nelaukti to, kada būsi laimingas, dirbti ten su savim, kol tu viską pradirbsi, tada būsi laimingas ir tada ten viskas prasidės. Bet kaip tik pagauti tos momentus gyvenime, kada tu jau laimingas, tu eini gatve arba gamtoje kažkur, tai staiga laimingas. Ir tuo momentu užduoti savo klausimą, tyrinėtojišką klausimą, kodėl aš laimingas, kas mane šiuo metu daro laimingu. Reikia atrasti receptą, kodėl tu laimingas, nes mes save tyrinėjom dažnai, kada būnam nelaimingi, dėl to mes žinom labai daug apie savo nelaimingumą. Žinom, kas mums netinka ir ko mes norėtum, bet neturim. Bet mes nežinom, kas iš tiesų mus daro laimingais. Santykiuose, tu staiga nuostabiai jautiesi. Ir neužsimiršti tenai, bet kaip tik įsiklausyti, o kas mane padarė laimingu. Tavo artimas žmogus, taigi, laimingas. Ir tu vėl įsižiūri, o kas jį padarė laimingu, nuo ko jis pasidarė laimingas. Bet būtent sąmoningumą naudot ir laimingumai, kad gauti tą receptą.
pagauti, suprasti, išgirsti, suvokti, dėl ko mes tampam laimingi, aš laimingas individualiai, kitas žmogus. Nes mes laimingi labai dažnai individualiai, nelaimingi vienodai, bet laimingume yra toks individualumo atsakymas. Dėl to aš jums labai linkiu būti sąmoningais visada, bet ypač, kad jūs esat laimingi. Pastebėti tos momentus ir atrasti tą esenciją, vidinį atsakymą, kodėl iš principo tu būni laimingas. Ir atrasti tuos nuostabius vidinius laimės variklius, apie kuriuos aš pasakoju pradžioje, apie tuos vaikystės totalius teigiamus išgyvenimus. Vat jeigu jums tai įdomu, jūs galite mano knygą paskaityti, Meistro kelias, aš pasakoju, kaip tai atrasti. Vat irgi tyrinėti laimę, ne tik nelaimę. Tai aš to jums linkiu. Ačiū už pokalbį, labai fainai nuostabiai mes pakalbėjome. Labai ačiū tau. Ir dar tada pasidalink, nežinau, gal kažkas vyksta, kur tave galima surasti, ar dėl ko kreiptis, nežinau, gal kažkokie mokymai dabar vyksta, ar... Jo, yra labai fainas, nuostabus projektas, kuriuo aš norėčiau pasidalinti. Kadangi aš sukaupiau labai daug medžiagos iš savo ilgų kursų apie santykius, apie intimų gyvenimą, ką mes šnekėjom apie dvasinį gyvenimą, bet tokį sujungtų su gyvenimu, aš nusprendžiau dalintis šitą medžiagą. Ir jūs galite tos kursus pražiūrėti, visus kursus, nes dauguma žmonių šiais laikais labai mėgsta žiūrėti online. Vadinasi, yra daug medžiagos YouTube mano kanale, nemokamos, bet jeigu jūs norite visų kursų, jūs galite prisijungti prie mano portalo rimvydopaskaitos.lt. Ten galima savaitę nemokamai žiūrėti, o po to už simbolinę kainą 12 eurų jūs gaunate daug paskaitų. Ir jūs galite tas paskaitas, ten labai fainos, nuostabios paskaitos iš porų kurso. Ir mano supratimu labai faina porai abiem žiūrėti. Žinot, kartais abudu pražiūrim tas paskaitas ir po to yra apie ką kalbėti, nes aš ten pasakoju labai dažnai psichologiniais terminais, labai priartintais, ne tokiais abstrakčiais dvasiniais, bet labai konkrečiais dalykais. Ir labai faina porom žiūrėti ir apie seksualinį gyvenimą, ir apie asmeninį gyvenimą, santykius. Žymiai lengviau bus jums apie tai kalbėti, analizuoti, kodėl mes nesusikalbam, kodėl susikalbam ir taip toliau. Ir jeigu jums įdomu tai, ką mes šnekėjome apie tai, kaip būti laimingų, fainų, nuostabių, džiaugsmingų ir judėti su tuo, tai aš dabar pradedu jau nuo šito mėnesio paskaitas atskirą kursą, kuris vadinasi Džiaugsmo kūnas. Po to apie gyvenimo pamokas bus. Tai čia labai nuostabus dalykas. Skaitykit mano knygą, jie knygynuose yra amžinas šitas Meistro kelias ir yra nuostabi knyga, audiotekoje audio knyga. Mes anksčiau buvom knygą išleidę, bet jau 2 kartus mes ją pakartojam ir jau Alma Litera neišleido, bet yra audio knyga Amžinas medaus mėnuo audiotekoje. Jūs rasite, jūs galėsit paklausyti vėl su mylimu žmogumu arba pats vienas, tikrai irgi labai daug fainų įkvėpimų. Taip, klausiau, rekomenduoju. Tikrai labai daug tokio ir žinojimo, bet ir po to pritaikyti praktikoje, nepamiršti reikia. Ne? Ir labai gera dovana, yra pas mus ne viena pora, kurie gavo šitą knygą kaip dovaną per medaus mėnesį, tai reiškia vestuvių progą padovanojo ir po to skaitė tą knygą ir gavo inspiracijų. Dėl to mano supratimu, kad pora turi tobulėti net, ir kada blogai, bet kada gerai viskas. Tada reikia tobulėti, tada reikia žinoti, o kodėl man gerai, kaip dabar tą išlaikyti, koks yra mūsų receptas. Labai fainai, džiaugsmo kūnas, užtenka apie tą skausmo kūną. Užtenka skausmo kūną, jo, dėl to aš galvoju, toliai nuostabus, fainas, papasako apie skausmo kūną. Gerai, tu su skausmo kūno viską padarai, o ką toliau daryti? Toliau reikia auginti džiaugsmo kūną. Auginti džiaugsmą, taip, laisvę, džiaugsmą, meilę ir aukštyn. Taip, aukštyn, platyn. Taip. Tai va tokie dalykai. Tai labai ačiū tau. Ir, kas norite surasti mane, tai galite tą padaryti laimoradinskaitė.lt ir emocijų paleidimų konsultacijos ir viską, ką aš ten dalinuosi. Ir taip pat šitas netgi visas podcastas, tenai yra sudėti visi įrašai, galima ir tenais, taip tiesiai pro aplinkui gal, bet vis tiek surasti ir pasižiūrėti. Tai jeigu patiko, jeigu gavai vertę, jeigu dar nepaspaudai prenumeruoti, tai padaryk tai dabar. Tau tai tik tai toks vienas trumpas bats, o man tai iš tiesų labai vertinga. Ir jeigu bus antra serija, tai prenumeratoriai ją tikrai pamatys, nepraleis. Pakomentuok, kokios tavo įžvalgos, koks jausmas gal aplankė bežiūrint. Ir jeigu jauti,
ir gali, tai man labai džiugu, jeigu prisidėtum prie šitos laidos Pakeliui namo augimo ir tolesnio gyvenimo tiesiog eurais. Tai tą gali padaryti per PayPal sistemą patogiai, tiesiog paaukodamas tiek, kiek gali ar nori. Ačiū. Ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū tau už pokalbį, labai fainai. Labai. Tai iki.